top 5 komentarai alkani ir ištroškę edition. Mokykloje, visą laiką būdavo, kadangi mažas, tai ar nesportiškas, ar dar kažkas. Ir ar ten skriaus galima, ar dar kažką. Tai tu prieš Olegą pradėjai stand-up ant Amerikoje. Atkomentuojam davai kiekvieną komentarą. Nesvarbu ūgis, svarbus smūgis. Čia apie tave šios pasakyti. Daugiau papasakau apie būtent podcastą su čia. Pavyzdžiui, pradedi žiūrėti į kitus ir gal pradedi lygintis. Aš žvengiu. Ar tu, pavyzdžiui, jauti, šitas prastas podcastas buvo? Jo. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Sveiki, alkani ir ištroškę. Šiandien pas mane yra svečias, kuris šiaip nedažnai kažkur taip yra pagrindinis kalbėtojas, nes yra 4. kiemo draugų muškietininkas, yra komikas, rašytojas ir šiaip, manau, labai mielas žmogus, kuris šiandien pabus ir toks indiško maisto ekspertas, tai yra Simonas Žurauskas. Labas. Labas. Dėkuoju visų pirma, kad pakvietei. Ne, aš tai labai džiaugiuosi, nes mes per vieną vakarėlį, tai yra Antano gimtadienį, šnekėjom, nežinau, gal 2 valandas apie indišką maistą, tai aš sakiau, tu esi tas žmogus, kuris pabus tiesiog šito maisto atstovo dabar Lietuvoje, ekspertų, bet prieš visas temas, kaip sakant, pradedant, noriu tavęs paklausti, kadangi mes visą laiką, žinai, išgeriam su svečiais kažką, ne tik vandenį, tai beje, aš noriu pasakyti, kad Simas atėjo netuščiamis, atsinešė ir saldainių, sakė, jo mama va, čia perdavė. Tai vėliau čia, kaip sakant, aišku, jis gaudyk. Išbandom stalo tiesumą. Tiesumą. Visai tiesus. Nes šiaip rankų darbą, jau ką, dar kartelį pabrėžiu, antroje laidoje darė va Regina ir jos vaikinas šitą stalą, tai čia, žinai, vienetinis, kaip sako. Bet ne apie stalą, dabar apie tave, Simonai. Koks tu esi gėrimas, arba kokį savo priskirtum gėrimą, va, kaip asmenybę? Wow. Dabar net galvoju, koks aš galėčiau būti. Šiaip gerai, kalbam apie alkoholinį ar nealkoholinį. Nesvarbu. Tai aš gal išskirsiu kelis tada variantus. Tai jeigu būčiau gėrimas alkoholinis, tai tikriausiai Cuba Libre, nes tiesiog dažniausiai jį geriu kaip alkoholį. O jeigu ne alkoholinis, ką mėgstu labiausiai, aš jau čia imčiau vandenį tiesiog. Nes taip, vandenį daug labai šiaip vandens ir geriu. Vasarą geriu šaltą, bet žiemą, ko mano draugė, pavyzdžiui, nelabai supranta, aš mėgstu šiltą vandenį tiesiog gerti. Simonai, aš tau turiu šiaip kelis dalykus. Aš klausiau tavo kitą ten tokį intervą ir tu pasakai, žiūrėk, aš geriu šiaip kartais šiltą vandenį ir čia nėra nieko baisaus. Yra žmonės, kurie pasišlykštėja, jiems šitaip nesąmonė, aš galiu gerti šiltą. Man kartais maloniai taip tą skrandį paruošia maistui, tarkim, šaltą irgi geriu, bet tu taip pat esi sakęs, kad į arbatą, kai pasidarai karštą arbatą, įsipili šiek tiek šalto vandens, kad ją atvėsintum ir galėtum iš karto gerti. Aš irgi taip darau. Rimtai? Ne visada, bet aš žinau, kad žinok, yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, šlykštis iš tų dalykų. Nes aš kažkada Ambrazevičių, man atrodo, kai kalbinau, prieš laidą mes ten kažką, žinai, šnekėjom, jis gal arbatos, žinai, pasiprašė, ir ten kažkas, sakau, tai gal tau pašaldyti su vandeniu, ir toksai, o dieve, čia toks išsidirbinėjimas, kas čia taip daro, galvoju, aš taip darau. Nieko nesakysiu. Jo, nieko nesakysiu, nors gal ir pasakiau. Bet, žodžiu, kad galiu pasakyti, kad ne, mes, žodžiu, tu ne vienas jis toks frikas, aš irgi taip darau, mano seserį kartais taip daro, kaip sakant, nustums ir ją aparatais. Tai, žodžiu, yra tokių žmonių, aš taip nuo vaikystės darau, nes kai buvau vaikas, taip pašaldydavai, žinai, ir dabar man jaukiai aš pasišalau. Aš, pavyzdžiui, šiaip aš pastebėjau, kad aš labai daug karštų dalykų, kitiems žmonėms jie greičiau pradeda gerti arbatą, pavyzdžiui, negu aš. Kiti žmonės, pavyzdžiui, nežinau, man atrodo, gal mano tėvai, skaitant tą patį, mano, sakau, mergina, tai jie jau būna viską išgėrusi, o aš vis dar net negaliu paragauti, man per karštą tiesiog yra. Ir aš tiesiog nuo pat vaikystės pradėjau, tai jeigu man per karštą, aš tiesiog šaltą vandenį įsipilsiu. Tai čia, ta prasme, puikus lifehackas. Taip, ir aš visą laiką šitą naudoju. Tai nežinau, kam nepatinka? Jūsų bėdas. O pavyzdžiui, mano, dabar galvoju, mama, man atrodo, jau vaikystėje pamatė, kad aš šitą pradėjau naudoti, tai visą laiką, jeigu darydavau man arbatą, pilnai nepripildavau. Visą laiką palikdavau man šiek tiek, nes jis žino, kad aš šaltą vandenį pilsius. O tėtis dar po šiai dienai, pavyzdžiui, visą laiką, iki galo, ir jis net nesusimasto, kad aš tiek jau metų jau geriu taip arbatą. Gerai, bet geri su cukrum ar be cukrus arbatą? Be cukrus. Gerai, aš irgi be cukrus. Žodžiu, mes panašus, tai tiek norėjau pasakyti. Bet tu gali pratęsti apie gėrimus, kas tu esi, sakai, vanduo. Aš tik norėjau prisimenu šitą faktą, gal reikia paminėti, kad visgi aš palaikau tavo poziciją dėl atšaldymo arbatos. Toliau, taip. Aš kavos negeriu, labai retai geriu kavą, bet man labai patinka indų ta visa kaip čiai galima padėti. Tai ją geriu ir ji man labai patinka. Bet šiaip paskutiniu metu retokai, kai dirbau indiškame restorane, tai būdavo kiekvieną dieną realiai.
Tai gerai, kągi aš tau parinkau. Nu. Tai būtų čiai, bet arbata ne kava, nes yra čiai, kava yra tas irgi ten, žodžiu, daro dabar šiuolaikiniam pasauliu, bet čiai arbata jau yra tas original, the thing. Taigi, įneškite į studiją. Nice. Čiai arbata yra virta, kaip sakant, vat, ponios rankomis. Tai? Taip, nes iš tikrųjų mes vat, vis kartais po Jagos festivalį šį pradėjom tą čiajų gerti. Tipo, belė kaip, tipo, jis taip toks jaukus gėrimas yra, toks prieskonis. Tai vat, tau parinkau ne tik dėl to, kad tu esi indiškus, kaip sakant, šiandien bus indiškos kultūros atstovas, bet ir dėl to buvau netgi užsirašius plauk dėl ko. Savo argumentus, o gal ir ne. Ai, nes turi netikėtų kampų, kaip šita arbata, nes turi visokių prieskonių. Tai turiu, manau, kad tu, žinai, tu daug dalykų darai. Taip, ir plus esi šilta asmenybė, kaip ir šilta arbata. Ačiū. Tai išgerkime į sveikatėlę, kaip sako. Žiūrėk, dabar neapsiliet. Nu, būtų bent įmanoma paaiškinti dabar, kodėl. Jo. Nežinau, gali vertinti. Šiek tiek net stipresnė negu įprastai būna. Čia jau, kad tikrai pajausim skonį. Žinai, kodėl stipresnė, Simonai? Nes tu esi stiprus žmogus sporte, kaip mes įsiaiškinom taip pat. Pasirodo. Kvadrato MVP, nu žodžiu, viskas susiję čia yra. Jo. Bet tu šiaip gerą vieną dalyką paminėjai dabar, kad sakai, reikia neapsipilt, nes mes prieš pokalbį, prieš pradedant filmuot, apšnekėjom tai, kad dabar yra baisu kažką vandenį atsigerti, kad neapsilietum, nes po to sunku bus paaiškinti prieš kameras, kad sėdi visas apsilaistas, bet dabar jau galim taškytis, daryti, ką nori, nes viskas yra užfiksuota. Jo, galim, nes jeigu ateitum iš karto į filmavimą, tai iš karto būtų toks, nu tai jau net... Negalėjai susitvarkęs ateitum. Nu, ir komentarai jau. Jau. Komentarai, gerai. Tada važiuojam iškart prie tų top 5 komentarų. Meselį per 5 minutės viską išmėtom. Bet žinok, aš grįšiu. Mano smegenys taip veikia, aš, blema, nežinau. Aš tai negrįžtu. Pas mane, aš jeigu pertraukiu, arba mane pertraukia ir, tarkim, pasako kelius žodžius ir tada būna, nu, tęsk. Ir aš toks, aš net neįsivaizduoju, apie ką aš kalbėjau. Bet aš padėsiu tau sugrįžti, jeigu kam. Gerai. Blema, žinok, aš tiek turiu tau viską prisirašęs, atrodo, tu esi toks, vat, spalvingas žmogus, nes belė kiek temų galima apšnekėti, bet gerai. Top 5 komentarai yra tiesiog TikToko hitas, Reelsų hitas, yra paprastas, sakyčiau, formatas, tu paimi iš interneto komentarus, kažkokius juokingus, crazy ir taip toliau, ir juos pakomentuoji, ir, žodžiu, žmonės gali irgi parašyti, kuris iš komentarų jiems patiko, kaip iš vis gimė šita idėja. Tai šita idėja tai gimė po truputį, tiesą sakant. Aš dabar galvoju, man atrodo, pirmą kartą mane į podcastą pakvietė Klajumas Dominikas. Jis, man atrodo, kontribitą darė jo podcastą, jis mane pakvietė ir aš tuo metu labai laužiau galvą, kokį turinį reiktų, kokį turinį norėčiau kurti internete. Ir mes su juo kalbėjom ir aš sakau, va, čia turiu labai daug neigiamų komentarų, ypač Facebook'e. Pas mane Facebook'as tai... Oi, bet visą, kad ant tavo kažkokių postų komentarų? Jo. Ar apskritai, kur tu matai kažkur viešai? Ne. Mano... Tu gauni pats. Jo, aš tenais keldavau savo stand-upo tuos video ištraukas visokias ir tenais, komentarai, ten visiems būdavo nustebę, ant kiek blogai gali būti, ant kiek blogus komentarus tau gali rašyti. Bet už ką, kodėl? Tiesiog, tenais, žinai, Facebook'e tenais jau visi rašo. Wow. Sakyčiau, tik tokia būtų labiau visi jo, rašo. nes aš irgi, pavyzdžiui, galvodavau, kad tik tokia visą laiką blogiausia, bet kai pradėjau mesti į Facebooką, tai, buvo tikrai stipru. Ir aš pradžiai net galvojau, gal užhaidint komentarus. Ir buvau, man atrodo, gal net 1-2 dienom užhaidinęs, nes tiesiog buvau pradžiai, okei, čia per daug. Bet tada pradėjau galvot, o gerai, ką jūs dar galit parašyti? Man prasidėjo jau įdomu būt. Bet žinai, kad tu padarai tokį visiškai aš kaip komunikacijos specialistė galiu pakomentuoti, kad tu padarai tokį komunikacijos labai gerą taisyklę pritaikai, tai minusą paverti į pliusą. Taip. Tai paėmė tą minusą ir jį išnaudoji. Ne tai, kad tu ignoravai ir užblokai, bet tu padarai savo turinio. Taip, ir labai, pavyzdžiui, dar vienas dalykas, kad labai ant jūsų pasikeitė, nes kadangi jie komentuoja, tai ir jų draugam jau tas video išeina ir kiekvienas tas video, kuris susilaukdavo daug komentarų, labai daug ir jūsų būdavo. Tai realiai, taip, iš tų komentarų aš vis kažkaip juos žiūrėjau, kalbėjom su Klajumu ir sako, padaryk tiesiog video, kur tu apžvelgi blogus tavo komentarus. Ar komentarus? Komentarus turbūt. Gal, žodžiu. Ir aš taip kažkaip galvojau apie šitą idėją kurį laiką, tai pagalvojau, gerai, aš galiu šitą padaryti, bet kiek čia gausis video? 1, 2 gal max. Ir tada kažkaip vienu momentu
kilo mintis, o jeigu aš tiesiog eičiau per visokius straipsnius, nes tiesiog kažkurio momentu pradėjau taip vis pastebėti juokingų labai komentarų. Ir aš tiesiog pradėjau eiti ir aš pradėjau juos susisaugot. Aš galvoju, man atrodo, pamėginti tokią laidą padaryti. Ir tiesiog taip ir gimė viskas. Ir žiauri gerai, bet kiek tu laiko leidi tos komentarus? Šiaip stengiuosi leisti, pradžiai tai man atrodo leidau labai įvairiai, būdavo tenais ir kas 3 savaitės gal. Tada jau vienu momentu, kaip pradėjau pajusti, kad pradėjau žmonės žiūrėti, jiem pasidarė įdomus toks turinys, pradėjau kas savaitę leisti ir kokį gal beveik pusmetį, taip kas savaitę, kiekvieną savaitę vis išleisdavau ir dabar prieš šventes truputį apstojau, nes labai daug šiaip darbų prieš kalėdinių, tai dabar man atrodo gal 2 savaitę neįmečiau, bet kitą savaitę vėl įmečiau. Nei dienos be kavos. Toks būtų mano šūkis, nes aš kiekvieną rytą pradedu su kava. Ir ne šiaip su kava, o ją gaminuosiu su Melita kavos aparatu. Tai Melita kavos aparatas realiai yra barista jūsų namuose, kad ir kiek draugų su skirtingais skoniais atvyktų į svečius, visada rasite, kuo juos pavaišinti. Nes su Melita kavos aparatu jūs galite gamintis, aš jau net nekalbu, kiek įvairių skirtingų rūšių kavos, ten su pienu, be pieno, žodžiu, kokių tik tais norite, bet taip pat galite naudoti iš karto 2 skirtingas kavos pupelių rūšis. Na, jeigu kavos pupelės baigėsi, galite naudoti net ir maltą kavą, iš kurios pasidarysite labai skanų kavos puodelį. Su mūsų nuolaidos kodu alkani15 gausite 15% nuolaidą visiems kavos aparatams D1 puslapyje. Pasinaudokite nuolaidos kodu, nes manau, kad Melita kavos aparatas yra labai gera dovana bet kokiai progai, visiems gurmanams tikrai patiks. Tai pasinaudokite mūsų nuolaidą alkani15, įsigykite Melita kavos aparatą ir turėsite baristą savo namuose. Bet kas, pavyzdžiui, turėtų nutikti tavo gyvenime, kad tu pats komentuotum tokius panašaus tipo komentarus? Kas galėtų tave, tarkim, patį kaip tokį adekvatų, sakyčiau, žmogų? Nes dažnai tie komentatoriai būna tokie, kur jiem kažkas gyvenime dažnai nesiseka ir jie tiesiog išlieja savo neigiamas emocijas. Kaip manai, kas tave turėtų taip sutriggerinti, kad tu pats parašytum kažką tokio neigiamo, įžeidžiančio galbūt kitam žmogui? Nežinau, net tiesą sakant. Aš, pavyzdžiui, yra buvę, kur, gerai, kažkas, net neįžeidė, bet kažkur nori įsiliet, bet tiesiog kažkaip dažnai sustoja ir pasivaikštai šiek tiek po kambarį ir toks, whatever, kam man dabar rašyti kažkokį blogą komentarą. Jo. Ir aš dabar dar vieną tokį dalyką pradėjau daryti, kad aš stengiuosi beveik kiekvieną rytą rašyti 3 puslapius. Atsikeli. Ar tu skaitai Kūrėjo kelias knygą? Vis dar. Aš tą vis dar skaitau, bet nelabai darau. Aš dariau kažkada biškitas užduotis, bet galvoju. Aš ir taip galvoju, darau tai, ką noriu. Jis iš esmės paskatina, kad tu veiktum, žinai. Aha. Tai, bet aš buvau, žodžiu, bet nedariau taip labai sąžiningai, sakyčiau, tų visų užduotėlių, bet šiaip gera knyga, tokia paskatina. Jo. Tai aš kadangi dar ne viską perskaitysiuos, tai aš tuos pagrindinius dar tik tais darau. Tai, tie 3 puslapiai, tai aš labai pajutau. Aš seniau, prieš kokius gal 4 metus, buvau pradėjęs tiesiog rašyti, kad atsikeliu ir parašau, bet ten būdavo gal pusę puslapio arba ten kartais puslapis. Ir aš labai pastebėjau, kad visas problemas atrodo galima išrašyti. Jo. Kas galvoj neramina, atrodo gerai, tu galvoj įsprendėjai, bet vis dar galvoj lieka. Taip. Ir aš pradėjau tiesiog tiesiai išrašyti ir žiūriu, jeigu pilnai išrašau, atrodo viskas palieka. Žinai, kas yra, nes man irgi sesė davė tokį labai gerą psichologinį tipo patarimą, kad jeigu, pavyzdžiui, kažkas slegia, žinai, tave ir man toks atrodo, nei tu gali išsišnekėti su kažkuo, nei yra kažkokio laiko, tai aš tiesiog net į telefono nautus pradedu tokį minčių srautą varyti, ir tada tu pradedi rašyti, nes tai tarsi, aišku, su ranka visą laiką geriausia, bet jeigu tiesiog neturi, žinai, popierių šalia, jeigu greit nori, taip išsiliet, žinai, tai tada tiesiog, nes tai virsta kūnu kažkokiu, kad tu tas mintis permet ir pats persigalvoji, čia net nėra gal taip blogai, tai nėra tokia didžiulė problema, kaip mintyse tau atrodo, žinai, arba galvoji, kol rašai kažkaip, vos sprendimas susirasti, kažkoks toksai. Taip, nes kol tu rašai, visi rašai lėčiau, pradedi vėl galvoti ir kol rašai, kartais ateina sprendimas, kartais spėjai pažiūrėti iš kitos pusės. Ir, kaip sakei, ta problema atrodo įgauna kūną ir palieka smegenis. Ir tiesiog, atrodo, įsprendžiau, ką... Jo, tai šiaip labai sveikas dalykas yra išrašyti ir tos puslapius, ryte tą minčių srautą, bet man žinai, kas būdavo, aš biškai, buvau pradėjus rašyti tos puslapius, tai čytindavau, pasakysiu, nes darydavau taip. Žodžiu, aš šiaip kreivai visai rašau. Tipo, mano raštas, nes aš anksčiau būdavau, kai buvau vaikas, tipo, kairė rankė, tada man ten, žinai, primetė taisyklės ir reikia būti. Bet taip jau laisvai Lietuvai užauga, ar ne? Jo, bet, žinai, močiutė nebuvo visiškai tų laisvų pažiūrų, sakykim, ir būdavo tokio truputėlį spaudimo. Ir tai, žodžiu, išmokau su 10 rašyti. Tada galiausiai šiaip aš mokau su abiem rankom rašyti. Ambidextrai to, ne? Kas? Ambidextrai?
kažkas tokio. Ja, nes aš nemoku, nežinau šito žodžio angliškai. Aš žinau gal kokius 3 vaidomės tai žodžius. Ir aš stengiuosi. Ir aš pamatau, kad turiu šansų. Jo, nes aš nežinau kaip, bet šitą ambi kažkas. Jo, kur su abiem rankom taip pat. Tai taip, nes aš anksčiau mokyklą darydavau taip, kad rašydavau ir čia su šitą braižydavau. Ir taip, štai yra kažkaip man labiau piešimo kairė, o dešinė tada rašymo. Ir atsimenu, kažkada čytinau per fizikos egzaminą. Atsiprašau, mokytoja. Ir mokytoja, žinai, vaikšto tarp stalų, žinai, ir jinai tokia, Justina. Ir aš galvoju, nes buvau pakišus šperą po lapeliu, žinai, testo. Jis sako, aš dar taip nemačius. Ir aš galvoju, jau raudonas šis sėdžiu, galvoju, 2 gausiu šakės. Ir jinai sako, kaip tu taip sugebi? Ir piešt su vieną ranką ir rašyt su kitą, galvoju. Viskas, ačiū, nieko nematė. Ir nuėjau. Įgūdis, piešti. Wow. Įgūdis yra, bet, dabar aišku viskas, žinai, kadangi vis tiek su kompu daugiau rašai nelavinu taip daug to, tai ką noriu sakyti, kodėl čytinu, kad, tipo, rašyti, tai žodžiu, aš iš esmės kreivai rašau, tipo, mano rašymas yra toks kaip gydytoja, tai rašydavau tos puslapius taip, kad aš pradedu rašyti po smulkiai, jau, tipo, mintis tada, biški minčių, pratrūksta, pradedu stambiai rašyti, kreivaliuoju per pusę puslapį ir, žodžiu, gaunasi, kad šiaip ne taip ištempi tos 3 puslapius, bet, toksai, žinai. Bet aš, pavyzdžiui, gerai, tu rašai mintis tiesiog, visas srautą. Tipo, jeigu nežinau, ką rašyti, tai tiesiog rašau, nebežinau, ką rašyti, kad nenutrūktų, tipo. Aš tik ką pradėjau rašyti, man gerai, vis tiek tų minčių galiausiai pritrūksti, tai aš stengiuosi, gerai, tarkim, jeigu aš turiu... Kringelius. Ne, jeigu aš, pavyzdžiui, turiu gerai, kokį nors premisą stand-upui, aš tiesiog įsimetu jį į šičia ir aš tada pradedu jį išrašinėti. Ir tada, žinai, būna kartais, kad vos ne puslapis gaunasi iš to... išrašinėjimo, tai tiesiog tenais gali pakūrybinti ir tada dienos jeigoje gali atsiverst, pasižiūrėti, aha, čia biškį kitaip, čia dar matos, kad iš ryto rašyta ir aš kaip kūrybinį kartais dalyką naudodavau. Tu jo, bet aš sakau, rašydavau šitą anksčiau, kai dar prieš, pavyzdžiui, podcast'o darimą, tada jau apsisprendžiau, kad reikia daryti ir čia ne, tai žodžiu, užnisu, tie puslapį, viskas jau buvo tokia, kur reikia daryti, nes išprotėjęs. Žinai, kaip sako, lakštingala negali nečiulbėti. Jeigu gali nedainuoti, tai nedainuok, bet aš negaliu nedainuoti, tai yra negaliu nekalbėti ir nekurti, tai kuriu. Nu, žodžiu. O kada tu šiaip pradėjai podcastinti ir laidas? Tu šitą taip prieš kokius metus su trupučiu, ne? Oi, labai teisingai, metus su trupučiu. Pirmą laidą rašėm praeitų metų... Palauk, aš pamėginsiu atspėti su kuo. Su Bartuševičium tai buvo 2 laida. Taip. Bet pirma laida... nepasakysiu. Su alaus somelie dariau. Ai, tai jo. Jo, tai dariau rugpjūčio 31, kaip dabar atsimenu, bet paleidom, aišku, kol sumontavom, ten rugsėjai kažkada, žinai. Ai, per mano gimtadienį, rugsėjo 26 paleidom. Tai va, tai taip, žodžiu, pradėjau official ir dabar darau ten taip kažkaip. Bet tada, nu, žinai, bet aš radijui taip padirbdavau. Aš atsimenu, kad tu radijui. Tai atsimeni mane radijui? Aha. Aš žodžiu, tai tenais, nu, žodžiu, tai visą laiką buvo tas toksai kūrybinis dalykas, bet norisi kažko daugiau, kažkaip kitaip, žinai, kad savęs neriboti ir čia, žodžiu, kažkokių įdomybių prisigalvoti. Tai žodžiu, bet gana apie mane, nors gal ir negana apie mane, nes aš žinau, kad tu esi paruošęs top 5 komentarai Alkani ir Ištroškė edition. Taip. Tai žodžiu, gavai namų darbą, sakiau, pažiūrėk tos komentarus, kas ten pas mane yra. Tu kaip esi komentaro ekspertas, jau turi akį, kas yra juokinga, kas ne. Ir galimai dabar bus pirmas kartas, kur skaitysiu komentarų žmogui, apie kurį yra tie komentarai. Aha. Nors gal kartais yra ir apie svečius, bet jeigu būna, šiaip pasakysiu, tai prisipažinsiu. Jeigu būna labai kažkokie šlykštus komentarai apie svetį, aš ištrinu. Esu ištrynus 2 gal komentarus, kur buvo tiesiog keiksmažodžiai apie žmogų, kuris ateina pas mane į svečius, tai žinai, aš turiu jį apginti. Taip. Tai aš tiesiog užblokuoju ar panašiai, nes galvoju, nu, come on, čia net nėra jokios logos. Jeigu apie mane, man buvo toks juokinga tiesiog kartu. Yra ir apie tave, žinok. Bet, nu, man tai kažkaip, na, aš žiūrėjau tos ėjau per tavo komentarus ir aš supratau, kad labai nedaug neigiamų komentarų tu turėjai. Tai toks net kur buvo, aš turiu pasistengti surasti juos. Bet yra. Aš vis tiek turėjau šansą atsirinkti. Tai... Gerai, tai pavaryk, prašau, Simai. Gerai, tai po podcastų su Skirmantu Malinausku buvo labai man patikęs komentaras. Absoliučiai neįdomu, šneka čia ale protingas labai. Šitam podcastui netinka. Ir man čia labai patiko, kad kur toks įdomus, nes kaip ir ant svečio, bet ir tau šitiek pastumė. Nes durnas podcastas, jums reikia kažką kvailiau pašnekėti. Jo. Gerai, supratau. Šiaip aš gal buvau netgi praleidus komentarą. Geras. Gerai, keliaujam prie antro komentaro. Buvo
podcastas su Ambrazevičium. Tai buvo apie jį. Paulių palaido su tuo pačiu treningu. Amen. Jo, ir maždaug net ne vienas, man atrodo, komentaras apie tą jo treningą. Buvo kažkas parašęs, jeigu matau Paulių su šituo treningu, tai reiškia, jis pasipuošė ar kažkas. Jo, buvo ir šitas buvo nusiskimšęs. Man žiauriai gerai įsiminė, šitas galvoju, blemo, koks geras. Ir tada aš pažiūrėjau kažkokius kitus jo antrus, galvoju, jo, jis yra visgi to treningo. Geras treningas. Jis pastovi ir jis, pavyzdžiui, vesdavo open mic'us. Irgi, lygiai su tuo pačiu treningu. Ir mes, kai jis darė patį paskutinį open mic'ą, nes jo nebedaro, mes komikai jam nupirkom treningą. Žiauriai geras, bet čia, žinai, aš pasakysiu, žinai, kaip krepšininkai būna per čempionatus, pavyzdžiui, neskuta barzdos, kad jiems sėkmė. Jo, tai čia Paulius gali būti, kad... Sėkmės talismanas. Taip. Tai, žinai. Kiekvienas susiranda tą savo tą dalyką, kurį... Tą dalyką. Gerai, toliau turim... Sumunio turėjau podcastą. Ok, turėjau. Komentaras. Gal kiek per ilgai apie ligas? Toks gražus, bet toks irgi. Jo, bet jisai kalbėjo daug apie savo skrandžio ten problemas, nes, nu, tipo, man buvo įdomu, ką aš žinau. Prasukit, yra tam stempai. Bišas, ta prasme, tiek daug dalykų yra suvalgęs dėl turinio, kad... Eiktų, ir jis atėjo ir man sako, žinai, sako, bet aš žinau, kad ten geri tos alkoholinius gėrimus ir taip toliau, sako, aš net nelabai galiu, tipo, tu man kažką, tipo, parink. Ir tai sakau, gerai, aš neatsimenu, ar arbatą gal mes su juo gėrėm, ar kažką to, kad kažką labai chill, nes, tipo, kad jam tik būtų. Ir tada sako, bet negaliu ten žalios, ar dar ten kažkokios, arba ten, tipo, nu, jo tas skrandis, ten vaistų, wow, ta prasme, for real, dėl to turinio žmogus, kuris susivarė skrandį, tai... Nu, jis ten palaik. Turėjo jis kažkokį, man atrodo, atsimenu challenge, kad darė, kad per parą, kas valandą po cepelino suvalgydavo. Man čia žiauriausias, ta prasme, tiesiog. Tada buvo koldūnų iššūkis. Gali būt, paskui... Šašlykų buvo tikrai iššūkis. Jo, šašlykų vasarą, man atrodo, vasarą, kad tipo, belekiek šašlykų ten 1000 ir kiek ten jūs valgy per vasarą. Man atrodo, kad 1000 tada buvo Optima linija challenge'as, man atrodo, kuris darė, kad vien tik tais Optimos linijos produktus valgė. Jaučiu, tada buvo tikrai iš kokios greitojo restorano, man atrodo. Ar nebuvo Mako? Nežinau, ar galima sakyti brando pavadinimą. Kažką jis picų challenge dar darė, kad pizzas ragavo. Ir jo, ir darė bomžvakių, man atrodo, irgi. Man atrodo, jo. Nu, žodžiu, ta prasme, žmogus pasiaukoja dėl turinio. Jo, jis dėl mūsų pasiaukojo. Taip, kaip dievas. Taip. Dėl mūsų žmonių. Taip, labai teisingai. Iš tikrųjų, sulyginam, kaip sakom, mūnį su dievu, tai jam čia toks komentaras būtų. Jo. Gerai, buvo turėjai... Su OG Version turėjai irgi podcastą. Čia ar ne populiariausias net tau buvo? Populiariausias, taip. Tai apie tave komentaras. Vedėja tai gera kiaunė. Nežinau, ką reiškia faniera. Šitą atsimenu, šitas juokingas. Jo, nes mes šnekėjom ir aš tiesiog nežinau, kad faniera yra pinigai. Sorry. Nu, tipo, ką žinau. Tai tiek. Už kur tu šiaip esi? Iš Kauno, tas ir baisiausia, kad aš turėčiau žinoti šitus dalykus, OG irgi iš Kauno, bet tiesiog aš praleidau, žinok, šitą mano, ir aš kitus žodelius gal naudojau, nežinau. Bet tai mes pažvengam, sakau, neturėjau fanieros, tipo, vaikysi, paaugysi, tai ir nežinau, kas ta faniera. Nu, neturėjau pinigų, neturėjau problemų. Kad žinotum, kad turi alergiją kokiem ikram, nu turės turėti pinigų, kad paragautum. Tai tiesiog toks būtų. Ir turim dar vieną, su Bartuševičium. Čia labai ilgas komentaras, tai aš tik pusę jau perskaitysiu. Dar viena šūdlaidė, kuriai motyvacijos kelt video su 1000 peržiūrų ir no-name pašnekovais liks iki metų galo max. Beat that, bitches. Jo. Tai jo, šiaip, ką žinau, viskas man gerai. Aš tai neatsimenu šito komentaro. Jo, bet aš dabar galvoju, bet manau, kad tas žmogus gal buvo ir dar kitur kažką pas mane pakomentavęs. Buvo laida gal prieš, nu žodžiu, kažkokį biškį heitą, bet žinai, yra kai kurie komentatoriai, va tu jau irgi jaučiu, žinai, tuos, kur etatinį komentuoja. Aš net galvoju, vienam komentatoriui atskirą laidą padaryti. Nes jis tiek turi daug komentarų ir tiek per visur. Jo, tik tais problema su juo, kad jis per visus eina per panašią labai prizmę. Tai, nu, dažniausiai jie labai panašus tie komentarai, bet jis po visur varo. Turi savo braižą, taip. Ir labai specifiniai. Wow, nu jo, tai pas mane irgi yra tų komentatorių, bet yra, žinai, tokių crazy, kur tipo parašo 5 komentarus po vienu video ir vienas būna teigiamas, kitas neigiamas. Ir atrodo, žmogus žiūri ir jis online tipo komentuoja. Čia dabar šita dalis, tipo, man patinka. Gerai, žmogus, jis jaučia ryšį. Jis tiesiog pasisako, aš tai už tai galit komentuoti viską, man juokinga. Šiaip, aš irgi tokį esu gavęs bičą komentatorių. Po vienu video jis parašė
Dabar galvoju, ką jis tam... Jis parašė, kad užknisai pastoviai tave tik tokią metą jau užpiso. Ir tada po gal minutės ar 2 parašė, nu gerai, šitas geras. Nu tai va, nes tiesiog žmonės biški atsipalaiduoja kartu. Aš tai jų irgi nenurašau jūs. Jeigu tik žmogui yra geriau, kažkas tą dieną jam pasidaro geriau, kad jis parašo kažkokį blogą dalyką, važiuojam, galit rašyti. Manęs tai man zin. Nu, tipo, aš laiminga, aš darau, ką noriu ir, tipo, man čia nėra, žinai, panika. Tai jo, bet mes esam kažkada, tai pagalvom padaryti gal po metų tokį, žinai, aptarimą, kažkokį komentarą atsakymą, nu, tipo tokį. Šiaip tai, nu, va, irgi turinys galit. Jo, tai va, būtų įdomu. Dar yra. Šiaip yra, mes esam užfilmavę tam tikrų dalykų, kurie nėra paleisti šiuo metu, bet galimai aš padarysiu kažkokį sukliuosiu dalyką, nes yra, pavyzdžiui, žinai, užkulisinių faktų, kurie šiaip įdomus apie pačius svečius, kaip jie atsirado šis, kaip ten OG, pavyzdžiui, mes kaip ten ką susitarėm. Nu, žodžiu, daug yra tokių dalykų, tai kažkada padarysiu tokį, tai galite, nežinau, parašyti klausimų po šitą laidą atsakysiu. Kaip tik tu esi žmogus, kuris, žinai, susijęs labai su komentarais, nes turiu apie tai laidą, tai galit va viską komentuoti ir apie jį, ir apie mane. Jo, gal jūsų komentaras išeis į mano komentarų. Top 5 komentarų laidą, tai pasistengkit. Tai va. Dabar įžeidimai. Jo, vien tik. Šiaip juokinga, gerai, būtų įdomi komentarų sekcija. Jo. Tai va, tai ačiū tau labai už šitą atrankėlę, kad peržvelgiai, vis tiek tai malonu buvo ir man pačiai prisiminti tos laidelės ir žmonės ir taip toliau. Tai gerai, ar tu turi dar kažkokių idėjų, tokių vat internetiniam laidom turiniui, ką pats norėtum dar tokio daryti? Aš turiu dar porą idėjų, yra, pavyzdžiui, keli video, kur gal formatai, kuriuos tik pradėjau, padariau po vieną ir toks pasižiūrėjau, ar jie eitų, neeitų ir pastebėjau, kad gal dar truputį išgryninimo reikia, tai pavyzdžiui, viena idėja, kurią jau vieną video padariau, tai paimti straipsnius tuos, kuriems reikia pilnai peržiūrėti prenumeratos. Ir tada perskaitai antraštę ir kadangi žmonės negali pamatyti, kas viduj, tiesiog sukuri bet ką, kas ten galėtų būti pagal antraštę. Tai aš buvau padaręs irgi, man atrodo, gal su kokiam gal 3-4 antraštėm. Tai visai šiaip neblogai buvo, bet supratau, kad labai sunku juokingai parašyti tiesiog. Nes daug kur būna toks, okei. Bet nėra taip va juokinga. Jo. Nu, bet čia vat, gerai, pereikim tada prie rašymo, nes tu esi šiaip, daug kas galbūt nežino tavo tokios užkulisinės veiklos, kuri nėra, žinai, prieš kameras, tai tu nemažai šiaip dirbi su visokiam laidom. Aš nežinau, ar tu gali, žinai, apie tai kalbėti. Nu, gali. Man atrodo, kad gali, aš manau, kad čia nepasakytus, samdykit jį, aš kaip prašau. Tai tu, žodžiu, padedi, nežinau, ar galiu pasakyti žmonės, su kuo tu dirbi? Ar ne? Gal? Aš net, tiesą sakant, aš net neįsivaizduoju. Čia nėra, žinok, paslaptis. Man tai irgi atrodo, kad čia neturėtų būti paslaptis. Žodžiu. Nu tai padedi, žodžiu, Katleriui, jo dabar paskutinės vakarienės laidai. Jo. Būtų liūdna, kad, žinai, tu išleidi laidą ir aš jau nebedirbu, kas. Nu, kol kas, o filmavimo metu šiandien dirbi. Tada, nu, aišku, su kiemo draugais rašai, turbūt irgi jiems ten padedi dalykus. Nežinau, kur dar? Nu, ten, ką dar... Pala, tikrai dar kažką. Va, pavyzdžiui, Laisvės televizijoje kurį laiką. Laidą. Jo, tai rašiau ir truputį kitų laidų, bet dabar, va, kas liko, tai va, nebesvaig tenais. Dabar su vienu bičiuku pradėjom rašytis renginių vedėjas, tai būna, kad jam kokį scenarijų reikia parašyti. Tai, žodžiu, gana taip nemažai savo talentų duodi kitiems, ar ne? Rašai. Nu, jo. Dar kol, žinai, karjeros pradžia tokia, galima sakyti, tai vis tiek reikia daugiau daryti dalykų, nes tik gyventi iš stand-upų, truputį sunku, ką būtų. Supratau, bet linkiu, kad jeigu tai yra tavo svajonė, kad gyventum kažkada iš to, bet šiaip labai fainai, kad atrandi save ir per tą rašymą, nes man atrodo, kad čia yra tokia gana sunkis rytis ir tarsi trūksta tų gerų rašytojų Lietuvoje. Ar nėra taip, nežinau, gal aš nematau to iš. Aš tai tiesą sakant, irgi net nežinau, ar trūksta ar netrūksta jų. Aš iš viso mano, kaip su tuo rašymu atėjo visa istorija. Aš visą gyvenimą labai prastai rašiau rašinius. Ta prasme, mokyklai aš tragediją, aš kokios 8 klasės, man atrodo, su mama tiesiog rašydavau, nes aš tiesiog nesugebėdavau nieko sukurti. Ir tada baigiau mokyklą, baigiau studijas, visiškai su rašymu, kurios nebuvo susijusios ir tada pradėjau šiek tiek logistiką. Pradėjau stand-upint, kadangi reikėjo pradėti rašyti savo bairius ir po truputį sako, kad kažkas man to pasakė, o tu tipo visai gerai rašai ir aš toks, jo, ir nuo to realiai ir viskas prasidėjo, man to, kad va, rašiau savo bairius, tada man atrodo, grįžęs po Kanados paklausiau Laurai, ar jiem nereikia Laisvės televizijoje rašytojų, jiem patiko visai, kaip aš rašiau, parašiau tenais ir va,
taip kažkaip po truputį išsirutulioja. Tai pats, žodžiu, tu turi drąsos, kad eitum ir pasisiūlytum, pavyzdžiui, kažkur dirbti su žmonėm, kuriais galbūt nori dirbti, nes jeigu sakėt laisvas, tai tarkim parašė, ne? Tai... Aš tai jiem tai iš vis net parašiau, gal jums sakau, praktikantų reikia. Žinai, nes toks buvau, kur buvau grįžęs po Kanados, dar šiek tiek nenorėjau iš karto šauti į ofisinį darbą, galvoju dar šiek tiek porą mėnesių pabūt ir jie tiesiog pasakė, gal tiesiog ateik ir rašyk ir dirb. Nes, žinai, man atrodo, kad čia yra labai, labai sveikintinas dalykas, kad tu pats kur nori arba kur save gali matyti, kad tu stengiasi dėl to. Ir, nežinai, yra nemažai žmonių, kurie galbūt dirba darbą, kurio nemėgsta ir tada bumba, kad, nieks man nieko daugiau nepasiūlo, žinai, bet iš esmės net tau turi siūlyti, tu pats turi pasisiūlyti, žinai, pats turi eiti kažką daryti ir tada, taip ir rutuliuojasi dalykai, tai, žodžiu, sveikintina, kad pats eini, žinai, tą rašymą. Bet kas tau pačiam, nežinau, kurioje srity galbūt tu jauti, kad labiausiai save realizuoji? Ar tai yra komedija, ar tai yra rašymas, ar tai yra kažkokie, nežinau, tavo asmeniniai projektai, žinai, kur filmuojasi, ar, nežinau, sportas, ar galbūt, nežinau, tiesiog santykiuose tu geriausiai jautiesi, kur tu jautiesi labiausiai savim geriausiai? Stand-upas, jeigu iš tokių darbinių dalykų būtų, tai man atrodo stand-upas ir... Jo, man atrodo, gal stand-upas būtų, nes, pavyzdžiui, rašymas tai dar labai priklauso nuo to, koks projektas būna. Nes esu rašęs keliem projektam, kur, tiesiog, nepatiko. Ir toks, kur, žinai, turi rašyti labai dažnai tenais ir kankiniesi ir tada, kai rašai tenais, praleidai ten porą valandų per dieną ar daugiau, jau į savo net nebenori rašyti ir toks jau nesąmonė ir supranti, kad, tiesiog nepakeliaisi iš tų projektų, bet, pavyzdžiui, kartais ateina toks projektas kaip Nebesvaik apie narkotikus ir tiesiog labai įdomu perskaityti, ką žinai, visą informaciją, kurią turim, sudėlioti ją gražiai, pateikti į žmonių kalbą, įtraukti dar kokių bajeriukų ir eiti į filmavimą ir dar ant filmavimo vietos būtent kažką bandyti išgalvoti, ką galima dar kažkaip pakeisti ar juokingai padaryti visą šitą. Su tuo Nebesvaik. Ar tu rašai, siek tai yra apie, kaip čia, priklausomybės įvairias ir panašiai, ar tu rašai ir pats daugiau išmoksti apie tos dalykus, ar rašai gal net iš to, ką pats jau moki, iš savo patirties? Ne, apie svaiginimus. Aš su svaiginimus turiu labai, kaip pasakyti, silpną patirtį. Tai mes kadangi dirbam su toksikologija Gabija, tai visą informaciją duoda, tai reikia ją sutvarkyti ir pateikti kažkaip kitaip. Jo, bet šiaip tai aš kažkaip, su narkotikais pas mane tiesiog vieną kartą pabandžiau ir supratau, kad jeigu dar toliau bandysiu, aš labai, man atrodo, labai, kaip pasakyti, gerai tai gaunu priklausomybę dalykam. Ir aš vieną kartą pamėginau ir toks buvo, negalime eiti daugiau, nes bus tikrai problemų. Tai klausyk. Ką esi bandęs? Ką esi bandęs? Ne, ką. Šis tom priklausomybėm šiaip nemažai žmonių, kurie yra ant scenos ar tokie tam, kaip čia, viešam gyvenime, šiaip yra, tikrai aš girdėjau, kad sako tą dalyką, kad aš kažką pabandau, tai negaliu bandyti, nes, žodžiu, labai greit priimu tas priklausomybės. Ar galima surasti su to kažkokią koreliaciją, kad užlipi ant scenos ir irgi gauni tokį adrenalino rush, žinai, tokį, gauni daug didžiulę dozę emocijų, kaip, nežinau, turbūt kaip pavartojus kažkokių narkotikų, tai yra tam tikras narkotikas, žinai, scena, nes tu gauni daug dėmesio, tai yra neįprasta aplinka. Tai ar tu gali teikti, kad galbūt pats esi jau dabar šiek tiek priklausomas nuo scenos? Ar tau nieko tokio, kad, nebelipsi daugiau ant scenos, tarkim, jeigu nebelipti? Dabar tai jau tokios minties gal neturiu, kad jau nebelipsiu. Buvo pačioj pradžiai, kai stand-upinimo, kur galvojau, nes dar gyvenau Kaune, reikėdavo važiuoti į Vilnių, tai po darbo važiuoju į autobusą, nuo autobuso važiuoju į Vilnių ir, žodžiu, per savaitę bent po kokius 3 kartus realiai tai būdavo. Ir, tiesiog buvo didelis nuovargis ir jau vieno momentu buvo, kad, aš nebenoriu stand-upinti ir viską mesiu, bet šičia, kai sakėjai apie narkotikus, tu realiai pabūni savaitę, nes stand-upini, nieko nerašai ir toks galvoju, noriu vėl. Tai, pavyzdžiui, pirmus kartus, kai lipau, tai iš viso buvo, kad po stand-upo grįžau namo ir iki kokių 5 ryto tiesiog neina užmigti, nes tiesiog visos emocijos, supranti, kad čia kosmosas buvo, taip, čia visiškas hypas ir tada jau po truputį, kuo toliau, tuo gali grįžti namo ir, valandžiukiai ir jau užmiegi, bet
pirmie kartai tai buvo, wow. Čia, žinok, aš buvau tokioje paskaitoje su Marina Abramovič, kur buvo Žalgirio arenai. Nežinau, tu žinai, aš žinau, bet nebuvo. Jo, tai buvau paskaitoje ir jinai pasakė šiaip irgi tokį įdomią mintį, kad sako, visi tie artists, žinai, ir šiaip žmonės, kurie lipa ant scenos, nu irgi ten arenai, žinai, šneka prieš belie kiek žmonių, tai sako, mes visi turim turėti kažkokį savo nusiraminimo metodą, nes tu pabūni va tokiam, žinai, energijos burbule, net jau man po podcast'o būna, žinok, toksai, kur einam kažką veikiam, kažkur į kavinę gal pasirinkti, nu, tipo, kad tu negali eit gulėti, žinai, tipo, toks negali, nes tu esi, nu, ant kažkokio, žinai, emocijos. Tai jis sako, pavyzdžiui, jos yra metodas, kaip nusiraminti, kad sako, aš išgiriu ten pieno stiklinį ir nueinu po dušu, tipo, šilto pieno ir, tipo, po dušu, nu, kad, tipo, visiškai šil, žinai, su nieko nešneku, išjungiu telefonus, taip toliau, nu, tipo, nes tai veikia visus, vat, kažkoks toksai, žinai, ta emocijų apkrova, žinai, tai klausimas, vat, ką tu darai, žinai, po to su ta emocija, bet ar yra ta pati tavo, nežinau, gal tu turi kažkokį nusiraminimo būdą, beje? Šiaip tai kas dabar net galvoju, šiaip kažko tokio, kad daryčiau po kiekvieno pasirodymo, tai neturiu. Ką šiaip esu atradęs, kas mane prie miego priveda, tai knygų skaitimas. Atsiverti, paskaitai porą puslapį ir toks, okei, jau visai galėčiau eiti miego. Šitas geras. Jo. Bet norėjau paklausti, ar tu vis tiek tau reikia lygiai taip pat nusiraminti ir gauni tą pačią emociją, kaip jeigu blogai pasirodai ir jeigu gerai pasirodai. Nežinau, kiek esi pats susidūręs su kažkokiu ten itin blogu pasirodymu, žinai. Labai susidūręs. Ta prasme, vis dar jų būna ir karjeros pradžiai tai iš viso jų buvo, nu, realiai kas antras ar net jų daugiau negu gerų. Nu, realiai, man atrodo, daugiau blogų ir buvo negu gerų. Bet pačioj pradžioj tai būdavo, jeigu blogas pasirodymas, tai atrodo, noris viską mest, negrįžt, pamiršti iš visą komediją. Bet kuo toliau, atrodo, tu jie suartėja labai. Ir tu po gero pasirodymo nesijauti taip gerai, kaip seniau, ir po blogo nesijauti taip blogai, kaip seniau. Ir jie, man atrodo, kažkurio momentu gali tiesiog ir pereiti į tą patį lygį, ir kad ir kas nutiktų, taip pat nulipęs nuo scenos taip pat jausiesi. Tai būtų liūdna visai, jeigu taip nutiktų, bet iš kitos pusės smagu, kad jau taip blogi pasirodymai nebeveiks. Jeigu naujus metus ketinate pradėti nuo kelionės, savęs atradimų, kažkokių nuotykių, tai nepamirškite, kad jums tose kelionėse reikės ir interneto. Tai būtent Seili gali jums padėti, nes Seili dabar veikia net 180 pasaulio šalių. Seili yra eSIM programėlė, sukurta lietuvių, kuri yra labai patikima, turi tikrai kokybišką internetą, aš išbandžiau, mano draugai išbandė, o dabar su nuolaidos kodu ALKANI gausite 15% nuolaidą bet kokiam pasirinktam gigabaitų planui. Seili naudotis yra labai paprasta. Jums tai reikia atsisiųsti programėlę, pasirinkti norimą šalį, kurią keliausite, išsirinkti gigabaitų planą ir jau atvykę į tą šalį galėsite be jokių trikdžių naudotis internetu. Tai rinkite Seili, panaudokite mūsų kodą ALKANI ir turėkite patikimą, greitą ir kokybišką internetą, kad ir kur bebūtumėte. O kaip tau, pavyzdžiui, gerai po podcastų? Ar tu, pavyzdžiui, jauti, šitas prastas podcastas buvo? Jo. Būna? Taip. Ir koks tau jausmas? Nekeli? Šiaip, ne, pasakysiu taip. Yra buvęs tokių, kad jaučiu, kad tikrai man nelabai patiko, gal koks vienas, gal du tokie. O su kuo čia buvo? Jo, grinai jums ir pasakysiu dabar. Galim daryti kokį challenge. Kas pralošė, tas tą turi padaryti. Blema. Nežinau, ką čia reikėtų pralošti, negaliu stumti ant žmonių, čia biškai nepagarba, aš gerbiu žinai svečius. Bet tikrai visi tie, bet tikrai visi tie, kas žiūrit ir galvojat, kad čia jūs, tai ne jūs. Ne, iš tikrųjų, yra galbūt žmonės, žinai, su kuriais aš nesu tokia, nes yra, kur kalbinu bičiulius, tokius, žinai, draugus ir taip toliau. Tai tada easy viskas vienaip ar kitaip kažkaip susivaibini, net jaučia, kad ir jaučia tas žmogus, jaučia, kad susivaibini. Bet yra žmonių, su kuriais nesusivaibini. Iš tikrųjų, gal buvo tik vienas toks žmogus. Bet neudžiai, jeigu norėtum sakyti, tokią išmetu, nes tiesiog mes su juo nebendravom šiaip labai, kažkaip realiam gyvenime. Daugiau papasakau apie būtent podcastą su Udžiai. Ne, viskas okei. Papasakosiu to kitoj laidoj, kur pasakosiu užkulisius ir įdomybės. Jau promini. Jau promini. Nežinau, kada išleisiu, bet kažką. Net nežinau, darysiu, bet padarysiu. Tai kaip aš jaučiuosi? Jo, yra kartais, kad jaučiu, kad kažkas gal nebuvo taip gerai, kaip aš tikėjausi, bet reikia vėlgi galbūt neužsihypinti per daug, kad čia bus pats geriausias, bet kita vertus ir turi ir nusiteikti, kad bus kažkaip gerai, taip pat turi būti gera emocija. Stengtis geriausia, o tikėtis blogiausio. Jo, čia visiškai mano yra moto. Tai nežinau. Bet žinai, kas būna,
geriausiai jaučiuosi, kai būna geras vaibas su svečiu, kaip ir žvengi, nu, tipo, ir tada vos ne po laidos dar pašneki, žinai, pusę valandos pasėdi, tada ten, nežinau, pahengini, tada vos ne kažkur nuvarai gal į kavinę su tuo žmogum, žinai, ten su visa komanda, nu, yra tai buvo, žinai, įvairių tų situacijų, tai, nu, fain, nežinau, tada jautiesi kažkaip gerai, tipo, nenori miegoti, žinai, ar nenori kažkaip eiti tiesiog nusiraminti, norisi kažką veikti. Dėl to aš šiaip mėgdavau penktadienį įsirašinėti, nes tada toks gali, dabar į vakarėlį, žinai. Beveik niekada taip neišpuldavau. Bet jeigu būdavo toksai, kad rytoj niekur nereikia, tai fain, nes gali biškai tarsi panaktinėti, kažką pagalvoti, žinai, net namo grįžus gali tiesiog, nežinau, kažkaip pasihypinti, nežinau, nu pasimėgau tą gerą emociją iš esmės. Taip. Tai va, o jeigu ten kažkas nepavyksta, tai nežinau, man toks, aš pasiparinu biški, bet žinau, kad kai montuosiu, bus geriau, negu aš tikiuosi, nes aš nuvertinu belia kaip, kad čia belia kaip, čia šudinai, aš paklausiu, čia nusišnekėjau, bet nebūna taip, nu iš tikrųjų. Ir tas, kad, nu, gali sumontuoti gerai. Dar šitas dalykas. Kartais gali tikrai paeditinti taip, kad gautųsi žymiai geresnis produktas, negu kuris buvo. Ir plus visą laiką, kai esi vietoje, atrodo visą laiką, kad viskas buvo prašiau, negu iš tikrųjų buvo. Jo, ir kartais būna, kad net aš pamirštu iš vis pusę pokalbio, ką šnekėjom, tada galvoju, o mes šitą aptarėm, ar to neaptarėm, ar kaip. Aš šitą turiu problemą. Aš atrodo, kad labai dažnai kažkokiuose dalykuose vos ne blackoutinu. Pokalbiai, stand-upo pasirodymai, aš turiu dėl to visą laiką įsirašinėti. Nes aš grįšiu namo ir aš nežinosiu, nei kas man suveikė, kas nesuveikė, ką keisti reikia. Po pirmų pasirodymų iš viso mano pirmas lipimas Lietuvoje buvo Punto džiaze, Kaune. Tu turėtum žinoti tą vietą. Oi, puikiai žinau. Nu, tai aš viską išblekautinu. O tai prieš kiek metų čia, kada čia buvo? Čia buvo 19 gruodį. Kažkur šitų momentų, tiesą sakant, buvo. Geras, aha. Tai jo, bet čia buvo, aš prieš tai dar buvau lipęs, bet buvau užsienyje, tik tai lipęs. Okei, čia irgi įdomu. O tai kokiam užsienį? Kanados? Aš tuo metu buvau visai neseniai iš Amerikos grįžęs. Aš Amerikoje pirmą kartą iš vis lipau. Aš kažkaip mes... Kaip tu išdrįsai, dar angliškai? Bet man to dėl to ir išdrįsau, nes... Lietuvoje nueisi į open mic ir buvo visą laiką ta mintis, kad oi, čia jeigu pasiseks, tai visi žinos, žinai. Visą, nu, ta prasme, tas durnas. Didesnė gėda. Jo, o tenais galvo, čia nieks manęs nežino, koks skirtumas. Ir užlipau ir tada pasirodžiau, visai neblogai dar buvo. Gavai jaukų. Jo, gavau jaukų iš 10 žmonių auditorijai ir tada... Vienas kažkuris biržas pasakė, kad yra už kokių 20 minučių kelio kitas open mic'as ir jis tuoj prasidės, sako, gal nori ten užlipti. Tai buvo, kad aš per pirmą vakarą stand-upinant 2 open mic'us patikrinau. Tai antram open mic'e tai buvo labai blogai. Vienas blogiausių mano dar dabar pasirodymų. Bet žinai, nieks neatsimena, nieks nepažįsta. Jo. Bet man va tik įdomu, ką aš būčiau galvojęs, jeigu būtų atvirkščiai buvę. Jeigu būtų pirmas pasirodymas tragedija, ar būčiau į antrą nuvaręs. Jaučiu, nelabai norėtų. Vat klausimas. O dabar tu per vieną dieną iš karto gavai abu emocijas, šaltą dušą, karštą dušą, viskas. Ir buvo iš karto toks supratinės, gali būti tie patys bairiai ir gali jie visiškai skirtingai veikti, pasirodo. O nu va. Bet žinai, kas yra, va čia yra ir su humoru, ir nežinau, su tais pačiais podcastais, su bet kokiu turiniu, yra tiek daug smulkių detalių, kurios tai paveikia turinį, nes, va, kaip sakai, montuojant, tu pamatai, kad ten, nežinau, apšvietimas, aplinka, dėl to aš, kai tu atėjai, sakau, tipo, tau čia tikiuosi jauku. Nesakiau tikiuosi, ir sakiau, Simonai, tau čia jauku, a ne? Čia buvo įsakymas, tau jauku. Įsijaukiu, kad tau būtų jauku čia. Nes, tipo, man manifestacija čia buvo, tau jauku. Gerai. Atsiprašau, garsiai. Jo, dar buvo labai apie tavo juoką komentarą. Nu jau ta, Justina, tai jau juokės, tai iš visko. Jo, ir buvo šitas vienas iš populiariausių komentarų ir kad timestampus susidėtum. Jo. Gerai, po kiekvieno video realiai timestampai. Bet aš pasižiūrėjau, tu realiai visur sudėta. Visur, tiesiog aš sudedu, pavyzdžiui, kitą dieną. Arba po valandos, po 2 valandų. Arba aš įdedu, iškart nieko nespėju, aš įdedu, uploadinu, paleidžiu ir tada, kol 1 valanda eina, aš tiesiog dedu timestampus. Vis tiek valandėlę užtrunki ten, kol sužiūri viską. Taip. Ir jau būna, kas parašys, sudėkit timestampus. Ir aš rašau aprašymas, kai yra parašyta, dedu timestampus va dabar. Visą laiką ir vis tiek kažkas pakomentuoja, bet būna ir pamirštu kitą dieną, žodžiu. Tai aš sudedu, bet reikalauju laiko, nes aš paleidžiu, aš tada švenčiu, paleidau epizodą ir pamiršau, kad dar vienas darbelis yra neatliktas, tai šitam sudėsiu. Pasižadu iš karto. Bet, ką padarysiu. O dėl juoko, aš nesuprantu, ką iš žmonių.
kas žmonėm negerai, tipo, aš negaliu pažvelgti, man juokinga. Nu, tai aišku, imi ir juokiesi, jeigu juokinga. Nes buvo irgi po Lauros šitų dabar paskutinį epizodą buvo parašyta, nu va, tipo, negeras alkoholio, tai pagaliau nežvengsi čia. Taip, aš buvau irgi pasirašęs, ar šitas skaitau ar ne komentarą. Ne, aš pati pasakysiu, aš noriu žvengiu, nu, tipo. Tai nežinau, bet vis tiek žvengiam, nu, tai nežinau. Tai, koks skirtumas. Tai va, bet būna žiūrėti tiesiog, nu, tipo, kodėl žmonės triggerina teigiamą emociją? Bet aš, nu, jo, bet matai, man atrodo, tas dalykas yra, kad daug kas pagalvoja, fainas turinys, prižvengiau ir aš, ir va, Justina prižvengiau, bet jie tiesiog neparašo. Ir tada iš kokių, ten, nežinau, 10 000 žmonių, kurie matė. Kodėl jie taip žvengia daug? Jo, vienam būna, ko jis čia žvengia? Man tai ne. Nu tai ja, nu tai žinai. Nes, pažiūrėjau, žinai, su Bartuševičiu, nu tipo, nu man tiesiog viskas žiauriai jokinga, nu jis belegi. Nu jis jokingas žiauriai žmogus, tai kodėl, nu, nesijuokia. Kodėl aš turiu nešvengti? Ir plius, nu tikrai, nu žodžiu, aš nesiteisinu, aš žvengiu ir žvengsiu, taip aš pasakysiu. To reiktų Maikę pasidaryti. Nu, teising, merčas, nu, incoming. Viskas su tam, suplanuosiu visus ateities. Realiai, ir va, video jau idėja yra kita ir ne veltui va surašytai prisėdama idėjas, jums iš karto automatiškai. Pala, apie ką mes reikėjau, aš jau pamiršau. Aš tave pertraukiau kažkur. Jo, stand-up Amerikoje, tai tu praktiškai, tai tu prieš Olegą pradėjai stand-up Amerikoje irgi. Pirmasis, sakyčiau, toks pave the way, nes dabar jisai ten daug stand-up. Ai, aha. Gal ir gali būti. Nes šiaip nežinau, ar tu nesigal pirmasis lietuvis, kuris stand-up Amerikoje. Nu vis tiek kažkas gal. Tikriausiai, kad kažkas buvo, bet man atrodo, Kanadai man... Gal jis pirmasis lietuvis, kuris stand-upino Amerikoje. Simonas Žurauskas. Kanadai tai aš manau, kad tikrai pirmasis. Nes... O tu ir Kanadai stand-upinai? Aš gyvenau Kanadai ilgą laiką. Nu, ir ten stand-upinai? Taip. Tai kiek tu šalių perėjęs esi tada? Su stand-upu 3, nu su Lietuva 3, man atrodo. Tai praktiškai pasaulinio garso. Nu, realiai čia Amerika. Amerika. Okay. Gerai, taip, tai papasakok truputėlį apie savo, pagaliau persim prie indiško to maisto. Jau valandą prašnekėjom, jau taip pristačiau, kad čia apie indišką maistą daug šiandien. Indiškas maistas čia. Jo, čia geriam indišką gėrimą. Žodžiu, tu dirbai Kanadai kiek laiko? Gyvenau Kanadai metus, be 2 savaičių, nu, tai realiai metai, o indiškam restorane tai pradirbau gal kokius 3 mėnesius, 4, kažkaip tok. Bet aš jau prieš tai buvau gana gerai pažįstas. Aš realiai jau į tą restoraną su mintim, kad darbinsiu ten, nes man jau, aš jau prieš tai buvau susipažinęs ir žinojau, kad bus labai skanu ten. Tai kas tave patraukė prie to indiško maisto, Simonai? Studijų metais, kas mane link ten patraukė, mes žaisdavom futbolą. Žaisdavom futbolą ir tenais ateidavo visą laiką tokių indų. Kokių? Tell me more, kokių indų? Tai jie atvarė, bliūdelių visų, žodžiu, jie atvarė ir mes kažkaip po truputį visai su jais susibendravom ir kažkurį vakarą jie mane tiesiog pasikvietė, sako, gal nori atvaryti pasigaminsim valgyti. Oi, kaip skanu. Taip. Ir aš pirmą kartą atsimenu, mes pasidarėm valgyti ir aš valgau toks. Ko čia per skoniai? Mano lietuviškas šakietiškas... Cepelinas. Jo, receptoriai šakietiški buvo, tiesiog nesuprato, kas čia vyksta. Ir buvo tiesiog nušvitimas galvoje, kad čia wow yra. Ir mes tada jau pradėjom dažniau varyti gamintis ir paragavau visokių kitokių patiekalų. Bet tu ir pats išmokai gaminti? Ne, aš nesimokinau per daug gaminti. Aš tiesiog tu sėdėjai atsilošęs ir... Ne, mes kartu gamindavom. Aš buvau, vienu momentu aš ten vieną patiekalą buvau išmokęs daryti, bet kadangi tenais reikia turėti indiškų prieskonių, ten visokių šaknų. Būtent. Turiu ir šaknelių turėti, bet ir giminių šaknų turėti šiandien. Tai... Jo, kadangi trūksta prieskonių, tai visie gaunas ne tas pats. Ir tai mes pagrindę tenais su jais darydavom. Ir tada buvau išvykęs į Erasmusą gyvent. Ir kažkodėl mano universitete buvo indiškas restoranas. Neįsivaizduoju, kodėl. Jo, Suomijai. Ir tada realiai mes irgi pradėjom tenais pastoviai valgyti, nes irgi skanus labai buvo maistas. Labai artimas būtent, ką jie gamindavo. Tai tenais jau vėl mano dar labiau sustiprėjo meilė indiškam maistui ir tada grįžau į Lietuvą, man atrodo, po Suomijos šiek tiek dar pagyvenau, vis nuvarydavau į čia kažkur Kaune, tuo metu dar gyvenau į Kaune vis kokį restoraną. Gerai, aš pasakysiu taip, bet kai kalbėsi, pavardink pavadinimus restoranų ir padarysim gal kažkokių rekomendacijų. Aš Kauno tai neatsimenu, bet Vilniaus tai galim tikrai mes abu turim tą mėgstamą. Taip, tą vieną. Matysinsiu. O jūs dar net nežinot.
Taip. Ir tada išvykau į Kanadą, nuvykau į tokį miestelį Visleris, toks tarp kalnų mažas miestelis, ten kurortas skaitosi. Ir žiūri, yra indiškas restoranas ir mes su jais susirašėm, atėjau į darbo pokalbį ir sako, kada gali pradėti dirbti. Ir aš sakau, kada jums reikia? Sako, šiandien galėti. Ir aš toks, šiandien aš ką tik buvau atvykęs tik į tą miestelį. Gal lagaminą neiškrūti? Jo, ne, ta prasme, lagaminas man gali būti, kad dar buvau su manim darbo pokalbyje. Geras. Ir aš sakau, galim gal nuo rytojos, nes aš dabar ką tik atvykau, okei. Ir nuo to karto ir pradėjau dirbti vakarais tenais. Ten buvai busboy, sakė? Jo. Paaiškink, ką ten darai. Tai tenais mano darbas buvo tiesiog tarp virtuvės ir tarp padavėjų realiai. Aš tiesiog atidaždavau žmonėm maistą. Tai man tiesiog paduodavo labai daug skirtingų maistų, ką reiktų tu nuvalgydavai, kol neždavai. Taip, kokią duonelę ar dar kažką. Man tiesiog labai daug patiekalų duodavo nešti, kokį, nežinau, 6 ir pasakydavau, čia tas. Ir žinai, pirmą kartą, kaip man žinot, kas čia, kaip atsimint. Ir aš kartais būdavau užsirašydavau tiesiog greitai ant lapelio, kad nepamirščiau, bet kadangi buvo greitas intensyvumas, ten būdavo dažnai, kad tiesiog nėra laiko tokiam dalykam. Tai labai greitai įsiminiau, būdavo, kad net grįžtu namo po darbo atsiverčiu visą meniu, susivedu į Google pavadinimą ir žiūriu, kad atsiminčiau viską. Tai va taip ir išmokau realiai paskui tuos pavadinimus. Gerai, bet tu atvažiavai tenais tiesiog ieško darbo gyvenimo, ar ir su studijom kažkaip? Ne, aš tiesiog laimėjau vizą metam pagyventi. Toks tiesiog. O tai tu pildai kažką, kad laimėtum? Jo. Tu turėjai tą intenciją važiuoti? Taip, aš turėjau intenciją. Ne, nebuvo taip, kad tiesiog gavau laišką ir žiūrėk, tu laimėjai vizą. Sveikinimai tau. Nigerijos princas siunčia vizą. Jo. Gerai, bet tai tu, kodėl tu sugalvoji, kad nori kažkur išvažiuoti pagyventi? Tai aš iš viso užpildžiau tai vizai 19 metų pradžiai, man atrodo, išvažiavau tik 22. Tai aš užpildžiau ir aš tada, man atrodo, ir gavau atsakymą, kad tu laimėjai vizą po ten, nežinau, 3 gal kokių mėnesių. Ir aš tada išvykau gyventi į Ameriką ir žinau, kad po Amerikos grįšiu į Lietuvą, dar biškį pabūsiu ir tada išvarysiu į Kanadą gyventi. Wow. Ir taip išėjo, kad jau turėjau bilietų skrydžių, viską, covidas atėjo. Ir aš tada jau ir pradėjau stand-upint. Prieš covidą, tada tarp covidų pradėjau stand-upint ir labai buvo neaišku su Kanada, nes labai daug ko, man atrodo, kadangi aš turėjau darbo vizą tą vadinamą, tai mane būtų įleidę, bet viskas susidarė, aš tiesiog nebūčiau radęs. Ir šiaip, nebūtų smagu būti laiką namuos uždarytam tenais. Ir taip galiausiai išėjau, kad 22 metų pradžiai jie man atrodo parašė, kad atidaro, man atrodo, jau sienas jau plačiau, viskas dirba. Ir gali atvykti. Ir man toks buvo, mano jau stand-upas jau pradėjo truputį įsivažiuoti ir ar varyti ar ne dabar jau klausimas. Ir aš kažkaip tai pagalvojau, kad į Lietuvą realiai visą laiką spėsiu grįžti ir tą stand-upą, o sakau, į Kanadą, realiai čia viena proga metam išvykti. Taip. Tai nusipirkau bilietus, sakau, varysiu į Kanadą ir prieš išvarant gal savaitį ar 2 Rusija užpuolė Ukrainą. Ir toks buvo, kur ir šiek tiek nesaugumo, ir, žinai, ar kas čia su mum bus. Ir atsimenu, kad kalbėjau su savo tėvais ir jie, kai aš man atrodo jau grįžau, jie man sakė, kad mum patiko, kad tu išvažiavai, nes truputį saugiau jautėmės, bent jau dėl tavęs. Taip. O man tai jau tokia buvo dilema, tai palauk, gal čia reikia likti, žinai, kas čia žino, kas čia su mum, žinai, bus. Bet galiausiai taip išėjau, kad išvažiavau ir... Bet nebuvo kažkaip noro pasilikti tenais ilgesniam laikui? Ne, visiškai jokio. Tai nėra ten taip žavu. Ten viskas yra šiaip, ten man labai patiko, bet tiesiog aš nežinojau, kad aš tai būsiu pasilgęs lietuvių kalbos tiesiog. Aš net nežinojau, kad toks dalykas yra kaip pasilgimas savo kalbos. Bet aš, pavyzdžiui, išvykau pradžiai, pagyvenau, buvo smagu. Ir jau nuo kokio, nežinau, gal 6-7 mėnesio man jau prasidėjo tas, aš vis dėlto noriu Lietuvoje gyventi. O iki to laiko, iki Kanados man visą laiką buvo, aš jaučiau užsienį gyvensiu. Ir buvo tiesiog per ilgesnį laiką tas visiškas pasikeitimas, kad noriu būti Lietuvoje, noriu kurti Lietuvoje, nes aš Kanadoje irgi stand-upinau. Ir tiesiog noriu savo kalbą viską daryti. Aš taip, žinok, tavęs suprantu, nes aš gyvenau Portugalijai, dirbau ten mininiai, žodžiu, ir taip toliau. O kur tu gyvenai?
Blema, Aveiro gyvenau vieną kartą, kitą tokiam Viziejaus miestelį mažam, žodžiu, nes aš porą kartų ten gyvenau, žodžiu, ten po pusmetį kažkur taip gavosi, žinai, bet buvo man tas laikotarpis, kai nebuvo jokių lietuvių aplinkui ir aš nekėjau tik tais arba angliškai, arba portugališkai ir žinok, man net atrodo, kad skaudėdavo liežuvį kalbėti kitą kalbą ir aš tiesiog mąstydavau jau visom kalbom sumaišytom, žinai, ir kaip tu sakai, tos kalbos taip pasilgsi, nes savo atrodo taip sunku iš savęs taip svetimą kalbėti, žinai. Ta kalba, tai aš visiškai suprantu tavo tą jausmą ir aš irgi pagyvenau, tai galvoju, aš grįžtu į Lietuvą, visą gerą. Man čia geriausia, kaip įmanoma, žinai. Jo, nes, pavyzdžiui, aš turėjau, man atrodo, patį paskutinį skrydį jau, man atrodo, buvo ar ne iš Bremeno į Vilnių, jei neklystu. Ir aš jau tada išgirdau lietuviškus balsus, kaip visi kalba ir aš toks, o, pagaliau. Kai dabar iš atostogų grįžti ir išgirstus lietuviškus balsus, man toks, tipo, dar norėčiau pabūti atostogų, bet jau kai grįžti iš užsienio pagyvensi, galvoju, tie lietuviukai, ateikit čia. Jo, tai buvo tikrai smagu pagaliau, kad išgirs. Nors ir aš susiskambinau ir su tėvais, ir su draugais vis karts nuo karto, bet buvo vis tiek kitas taip, wow, ir tada eini tam Vilniaus gatvėm, ar ten Kauno gatvėm, ir galvoji, idėja, kaip viskas sava, kaip jauku, kaip mano toj studijai, taip jauku. Toj Lietuvoj taip jauku. Šiaip tai labai jauku studija. Ne, baigtų dėkas. Gerai, klausyk, dabar aš turiu tau tokį dar žaidimą. Taip, staigi. Temas keičiu, bet apie indišką maistą būtų kvizas. Gerai. Toksai, aš noriu pamėginti pažiūrėti, kiek tu visko supranti ir išmanai, nes jau taip esi išgirtas kaip jau ekspertas to indiško maisto. Taip, tu griebkis jau to padelio. Kas mane išgirė? Aš tave tituluoju tiesiog kaip indiško maisto, žodžiu, ekspertą. Tai turiu tokį bet mes galėsim iškirpti, jeigu jau man labai prastai seksis. Bet žinai, čia šiaip manau, kad nesunkus yra tie klausimai, bet ir žiūrovai galite kartu su mumis pažaisti, kaip sakant, kvizą. Tai ar tu pasiruošęs? Važiuojam. Gerai. Taigi, koks indiškas prieskonis dažnai suteikia kariui geltoną spalvą? Yra atsakymo variantai, bet gali ir be atsakymo variantų, jeigu nori. Ciberžolė? Taip. Tau taškas. Nice. Toliau. Kuri indiška... Čia mes galėjom vienas prieš vieną žaisti tam. Galėjom, bet nu aš paruošiau šitą testą, tai nebegaliu. Gerai, kuri indiškos duonos rūšis yra plona ir kepama keptuvėje? Keptuvėje? Tai ta roti tikriausiai, kad keptuvėje? Ne. Galiu duoti variantus. Nu, gerai. Gerai, nan, parata ar roti? Tai pasakiau, kad ne roti, tai tau lieka du variantai. Nu gerai, nan tai aš pats mačiau, kaip kepama yra, tai ne keptuvėje, tai parata. Taip. Aš maniau, kad, geras. Nežinau, aš net tokį paratą aš nežinau, man nesu ragavęs tokios. Nežinau, tarsi. Taigi, kaip vadinamas indiškas patiekalas, kur pagrindinis ingredientas yra lęšiai? Dal makni. Nu, aš prašiau dal, bet taip. Dal. Taip. Teisingai. Toliau, koks yra pagrindinis tradicinio čai arbatos ingredientas be arbatos lapų? Kardamonas? Ne. Nu, jis įeina, bet nėra kitas pagrindinis, be kurio neišsisuktų šitą arbatą. Tikiuosi, aš čia gal kokie gvazdikėliai? Ne. Nežinau tada. Gerai, pasakysiu variantus. Nu, gerai. Bet bus labai lengva. Gerai, medus, pienas, kardamonas. Ai, aš pieno net kažkaip neskaičiau. Jo. Nu, bet pienas. Aš galvoju, kad iš prieskonių būtent. Nu, va čia ingredientas buvo. Čia suktas klausimas, galimai. Gerai, ir paskutinis klausimas, kuris indiškas patiekalas dažniausiai gaminamas su vištiena ir pomidorų padažu? Su vištiena ir pomidorų padažu, kuris dažniausiai? Variantų reikia šitam. Gerai. Butter chicken, samosa, masala dosa. Ai, tai butter chicken tada. Taip. Nes aš pagalvojau, bet galvoju. Bet aš irgi, žinok, aš taip ieškau, bet, nu, nežinau, parašyta pomidorų padažas, aš nesusitikinus, ar ten jis yra gal kažkoks, nežinau. Aš kadangi negaminau, o tik tais man atneždavau, tai aš negaliu pasakyti. Aš irgi negaminus, aš tik valgius ir aš, nu, žodžiu. Jeigu yra tų techninių klaidų, kaip sakant, negreitai dėmesio. Viskas gerai. Pakomentuoju, jeigu. Jo. Stumkitose komentaruose, mes patys jums atgal atkomentuosim. Atkomentuojam davai kiekvieną komentarą. Aš žinok, šiaip visai daug atkomentuoju. Aš mačiau, kad atkomentuoju. Aš mėgstu bendrauti, bet žinai, kas yra, aš dėl to darau tas laidas, aš mėgstu su žmonėm bendrauti gyvai, negyvai, susirašinėti, nei visus atsakau. Negyvai bendra. Gyvai, negyvai. Tai žodžiu, gyvai raštu visai, aš mėgstu. Man patinka, jeigu žmogus įdėjo efortą daryti, aš kažką gero parašyti, nu tai kaip aš galiu neatsakyti. Taip. Bet ne į visus, kartais spėju, nespėju, bet tikrai atsakau, bet davai atkomentuoju. Abudu į visus čiatus padarom grandinėlės. Gerai, bet ar tikrai visiškai visus komentuojam, ar? Aš manau, į daug nebus. Aš tik manau, kaip tu galvoji.
Gerai, pabandom, Ne, bet tai gali būti tokių komentarų first. Gerai. Gerai, Gerai. komentuojam. Davai, man. Gerai, Jo. pasistenkiu visus. Na, Jo, sutarėm. gerai, sutar. Gerai. Gerai. Jeigu ką, primink, nes aš mėgstu užmiršti dalykus. Gerai, aš tau siūsiu, kas Jo, antrą jo, dieną. jo. Dar šitas Po 3 neatsakytas. metų, žiūrėk, turim komentarą. Naują. Gerai, galim limitą nusėt savaitę laikom. Gerai. Peržiūrėsim ir Gerai, komentuosim. gerai. Tai realiai pasibaigs maždaug per kalėdas mūsų. Ne, prie kūčių stalo. Jo, jo. Bet man dar Zitutė 345 pakomentavo, reikia dar komentuoti. Gerai. Ir vėl juokės nuika. Gerai. Taip. Ką noriu pasakyti? Indiškas maistas. Taigi, Vilniaus rekomendacijos indiško maisto. Pasakysim vieną restoraną, kuris girdės. 321. Ham. Taip, yra tokia vietelė. Nežinau, kaip tai atradai Ham restoraną. Aš ją atradau. Aš gyvenau visai netoli tenais. Ir man atrodo, aš ar įėjau į... kažkur žodžio įėjau. Tenais būdavo mano prie pats autobusų stotelį, nuo kurios važiuodavau į centrą. Ir aš tiesiog kažkada, man atrodo, įėjau ir žiūriu indiškas restoranas. Ir aš galvoju, okei, šito dar... Šito dar nemačiau. Sorry, šito dar nemačiau. Nes aš, daug kai jau Vilniui, man atrodo, esu apkeliavęs ir aš nuvariau į tenais, paragavau, man atrodo, pirmą kartą ar ne kormą. Ragavai jau tu kormą tenais, ar ne? Jo, ragau. Ir kaip tau? Man ten viskas skanu. Aš nežinau, man tiesiog, kaip tu sakai, atrandi tos naujus prieskonius, naujus skonius. Taip. Tiesiog. Jo, ir man, pavyzdžiui, ir labiausiai pradeda patiekalai tie, kuriuos ką tik atrandi. Tu atradai ir toks, okei, naujas skonis. Bet aš pasakysiu, aš iš ten dažniausiai valgau butter chicken. Man tiesiog, man sviestas, vištiena, čia toks comfort food. Ta prasme, jeigu namie aš viską užsisakinėjau, nesu ten gyvai buvus beje, tai nežinau, kaip ten ta vietelė atrodo, bet aš žinau, kad tai tokia autentiška turėtų. Nepasakyčiau. Ne? Nepasakyčiau, kad labai autentiška. Kada nors galėsi nuvykti tenai pasižiūrėti. Bet jo, aš butter chicken, man pas mane buvo irgi kurį laiką, kai dirbo būtent tenais. Butter chicken fazė. Taip, ten realiai galima fazę vadinti, kai aš savaitę ar 2 kiekvieną dieną tiesiog. Nes, žinai, kartais būdavo, mums po darbo padaro mums valgyti ir įsineši ir buvo vienas momentas, kada tik butter chicken būdavo. Bet jie tenais pala donelio negamina, man atrodo. Negamina nandonelės, kas yra essential dalykas šiaip indiškam maistui. Labai liūdna šiaip. Gerai, tai kur tu valgai nandonelę Vilniuje? Šiaip tai esu kelis vietas buvęs keliuose jau, ne vienoje vietoje. Ir šiaip... Top 5 restoranų. Bet šiaip tai duoneliai, tai aš kažkaip, aš nežinau, nesu jos matyti tikriausiai ekspertas kažkoks, kad aš galėčiau pasakyti, kad kažkuri man bloga. Man visos tiesiog patiko, kad ir kur buvo jas. Tai gerai, kur tu vis tiek esi daug, sakai, indiško maisto išragavęs Vilniuje. Prašau pasakyk, kur tu buvęs ir ką ten galima gerai, Radžai esu buvęs. Su Indian Radža ten šitas. Jo, prie katedros. Taip jau fansiškiausias indiško maisto restoranas Vilniuje, realiai. Ir gal net Lietuvoje. Jis toks fancy, ne? Jo, jis toks visai fancy. Jau tipo jau restoranas. Ne, aš kiek kartų ten valgiau, man tai irgi, atrodo viskas gana normal. Va, aš ką pastebėjęs tik tais esu savo būtent lietuviškais restoranais, kad palyginus su, tarkim, tame kanadietiškame, kuriame aš dirbau, man visur trūksta skonio. Čia gali būti, kad aš, kadangi labai daug ir dažnai valgiau kanadietiško maisto, to indiško maisto Kanadai, man kažkas su receptoriais. Gali būti atsimušė. Taip, ir aš pastebėjau nebūtinai su indišku maistu, ir su kitais, kad man dažnas visai atvejis, kad man trūksta dabar jau truputį skonio. Tai vartokite, sakykime. Jo, būtinai šitą. Aha, bet ką valgiau Radžiai, man patiko, kituose restoranuose irgi viskas. Geriau kažką galiu užstumti, gal pavyzdžiui, kažkokią biškį irgi. Irgi tos dramos įsteik mūsų podcast'ą. Čiai indiškos nesu, man atrodo, Vilniuje, va tokios. Bet ir su maistu man ir su arbata lyginai tas pats, man kažko vis trūko. Bet šitas, sakai, tau buvo gana... Jis stiproka, jo, visai stiproka, bet ten jie dar kažkokį kitą turi, dar šiek tiek poskonį. Jie ten visko turi, ta prasme. Jie turi tokių prieskoniukų, kur neaišku, ką ten įdeda, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, aš pavasarį buvau Graikijai ir vaikščiau kažkaip po Graikiją, po Atenos ir kažkaip priėjau tokį vieną indišką restoraną ir pamačiau, kad iš virtuvės išėjo senutė kažkokia. Ir man iš karto buvo, čia bus geras restoranas indų. Ir nuėjau, buvo labai aštru, bet labai skanu. Būtent taip, kaip ir kažką panašaus, ką aš valgydavau ir Kanadai. Tai man labai priminė būtent Kanadą ir tą šiek tiek daugiau skonio turintį maistą. Ok, tai jeigu, tarkim, rekomenduotum dabar žmonėm, nežinau, į pasimatymą, nueiti į kažkokį indiško maisto vietą, restoraną,
kur galėtume nueiti. Nes tarkim tas pats Ham, tai ten, aš nežinau, yra prisės ten. Yra prisės, bet į pasimatymą neičiau. Taip. Taip, bet va, prie katedros Adžio galima, paskui yra Blue Lotus, ji, man atrodo, yra pusiau indiško, pusiau ar tailandietiško gal. O ne persiško kažkokio, aš dabar galvoju. Ar aš kažkokį šiaip gal palatai. Nesu tikras, žinok. Esu buvęs tenais porą kartų, irgi gana neblogai. Kur dar? Ar yra dar kažkokių vietų? Yra dar mažoji Himalaja yra, man atrodo, irgi variantas. Indian ir Tai yra Blue Lotus. Indian ir Tai. Nu tai va. Ką norėjau dar pasakyti. Nu šiaip yra labai daug tokių... Yra tokių mažų keistų vietelių. Tu man dabar nesiniai pasakoji apie vieną vietelę. Jo, ir aš dabar nebeatsimenu, kaip jinai vadinasi. Paki, tu aš jums visiems pasakysiu. Jo, aš va šitoj dar nebuvau ir reiktų nuvaryti. Blemba, kur jinai yra. Ir ten man, nes jie turi nandonėlės tenais. Jau gerai. Jau gerai, bet ten man buvo su ryžiais toks questionable dalykas, man nebuvo tokie birus, kaip aš nežinau. Pak Foods, man atrodo, taip ir vadinasi. Bet čia Pakistanių maistas. Ar čia šitą? Ne Lietuvoje? Lietuvoje, Vilnius. Pakistano maistas. Aha. Nu, man atrodo, kad jie gana yra labai panašus. Susiję. Nu, kažkaip, kad... Žodžiu, bijau suklys, man atrodo, kad šita vieta yra... Tuo atrasi. Paratą, donelę, tą pačią rotį turi. Nu, tai jo, tai tipo jie... turi dalykų. Nu, žodžiu, gal čia tikrai susijusios tos virtuvės, bet pačios man irgi buvo skanu, bet, tipo, sakau, man kažkas gal susiryžė, bet čia, žinai, vėlgi, tu vieną kartą valgai, negali spręsti apie restoraną, reikia biškai taip, žinai, 3 kartus pavalgyti, tada jau gali susidaryti nuomonę, žinai. Tai, žodžiu, Ham tikrai rekomenduoju. Jo, Ham. O tau, sakiau aš nasiai, kad pešvarę duonelę su kokosu paragau. Taip, ir nieko aš neragau, nieko nežinau, bet papasakok, kas tai yra. Tai jį yra va su kokosu ir jie tokia visai saldi yra, ganėtinai. Ja, čia yra keistas, kaip desertas. Aha, taip, tai realiai ją ir vos ir gali valgyti kaip desertą. Jau ją su maistu gal nelabai, nors irgi, man atrodo, galima tikrai. Aš man atrodo, tikrai esu valgęs. Su Nutella. Irgi variantas nuo kokosus, gal visai tiktų. Tai jo, aš visai siūlyčiau to paragauti ir jeigu žiūrovai esat ragavę indiško maisto, tai jeigu kažką norit kitokio, tai va. Jo, čia įdomu. Čia man vegetariškas, va, pavyzdžiui, vienas indų patiekalas čana masala labai patinka. Va, aš irgi sakiau, reikės paimti vegetarišką, nes paprastai nesirenku šito, bet tas skaniai labai skambėjo. Aha, ir korma, ką irgi žmonės galbūt retokai pasima. Ir jis yra visai kitokios spalvos negu kitų. Tenais yra gana šviesi, tokia geltona, kreminė, va, kažkas tokio. Ir irgi turi kitokį skonį, tai jeigu žmonės jau pabodavo koks butter chicken ar curry chicken, tai... Jo, aš šiaip curry visur mėgstu labai, bet aš sakiau, reikės šitus visus, ką tu išvardai, pasiriko... Ambrazevičius šiaip irgi visai nusimano indišką maistą. Jo, mes esam su juo biškai pasikalbėję kažką. Atradot vieną dalyką. Gerai, ar dar turi kažką apie indišką maistą? Nes dar turiu, žinok, mes turim pakalbėti dar apie sportą. Neturiu, man atrodo, apie indišką maistą. Gerai, tai žodžiu, turim savo mėgstamą restoraną, reikės gal kada nuvaryti kažkokią degustaciją pasižiūrėti, net nežinau. Galėtume šiaip. Galėtume, nu čia žodžiu. Pamastysim. Į ateitį. Kvadratas. Kiemo draugai. Tai pradėkim šis, kaip tu atsiradai Kiemo drauguose? Man atrodo, tiesiog Mantas Bartaševičius kažkada parašė, žiūrėk, kad mes tokį planuojam daryti tokį projektą kaip Kiemo draugai ir norėtum prisijungti ir kad būtų tas balsas ketvirtasis ir jo, sakau, būtų smagu ir man labai kas patiko, kad truputį, ne taip kaip, pavyzdžiui, dabar, kadangi Lietuvoje labai daug podcastų dabar yra šiaip. Jo, žinau. Tai jie sako, davai padarom tokį, kad mes ir darom užduotis ir kalbam kažką, būtent į ką darėm užduotis, tą temą ir kalbam. Dabar mes, man atrodo, paskutinį jau nedarėm podcast'o, darėm tik tais užduočių dalį, bet jo, va toks buvo visai konceptas įdomus ir man atrodo, kiek ten mes padarėm gal porą laidų ir sako, man tas, davai, darom kvadratą. Pamėginam tokį dalyką. Bet tokia yra genius idėja. Tokia nostalgiška ir, Labai paėmė visus, žinai, ir mūsų, ta nostalgija yra stiprus jausmas, plus yra sportas, tai jau, žinai, įdomu žiūrėti, įdomu žaisti. Žmonės žino, tiesiog receptą atrado labai įdomus dalyko. Man kažkas rašė net komentarą, kad aš nežinojau, kad kvadratas yra tai, ko trūko Lietuvai, atrodo. Jo, ta prasme, žiūrė entertaining dalykas. Taip, aš
tenais kokia ateina publika pasikūrus, tai yra, nu, tiesiog kažkas neįtikėtina. Su plakatais ateina. Skanduotėmis. Taip, skanduotės į galvą ir šiaip kažką sugalvoja, ar, pavyzdžiui, dar kažkas užveda iš ar komentatoriai, ar iš viso renginio idėjas. Tai Kvadratas buvo, kai man tik pasakė, kad darysim Kvadratą, nu, aš kadangi mokyklai žaidžiau, aš galvoju, bus žiauriai faina visų pirma, o šiaip, žinai, tu gauni progą savo komandą surinkti, žinai. Iš bet kokių Lietuvos žmonių, žinau. Jo. Tai kaip tu pažiūrėnkėsi komandas? Turi kažkokius kriterijus? Kriterijų kažkokių ne, aš ant prikolo buvau sugalvojęs kriterijų, mes, man atrodo, kalbėjom per Kvadratą. Jo, prieš Kvadratą tu ėmėjai interviu, nes Justina ėmėjai. Jo. Pristatyk. Jo, va, Justina, pavyzdžiui, šiame Kvadrate, antrame, kur jūs matysite, jau beje išleidom į mūsų Patreoną, tai Justina ėmė iš visų žmonių intervus. Nežinau, tikiuosi neiškirpat visko, bet kažką pamatys. Aš pati nežinau, kaip ten atrodė. Nes realiai, aš dar irgi nemačiau. Po šitų rungtynių aš realiai buvau lygiai taip pat pavargus ir suprakaitavus, kaip ir visi turbūt žaidėjai, nes lakščiau ten paskui juos, bet buvo taip įdomu tas emocijas pagauti žmonių, nes visi užsihypinę. Visi, kas žaidė, visi nesvarbu sekėsi, nesisekė, bet vis tiek visi išėjo su gera emocija. Taip. Tai aš tikiuosi ir žiūrovam, žinai, tai persiteikė. Aš manau, kad tikrai, nes jau vien kaip žiūrovai tenais buvo užsivedę, tai aš sakau, aš jokiame renginyje nesu matęs taip reaguojančios publikos į bet ką, iškerta, pagauna. Lady Ice žengia liniją, kelias kartus iš eilės publika jau irgi šėlsa tiesiog. Ir tu gaudai visus, man kas buvo įdomu, ar bus taip, kad, pavyzdžiui, kaip žiūri kokį nors, nežinau, krepšinį ar dar kažką ir po krepšinio ima iš krepšininkų intervą ir jie būna visi tokie pusiau pridusę, atrodo, nežino, ką kalbėti ir aš pradėjau galvoti, ar nebus, kad mes iš jų juokėmės, kad jie tipo taip, ar mums lyginai to paties nebus. Nežinau, žinai, ar visi, bet tikrai yra tokie visi, nes netgi kalbant apie tos pačius krepšininkus, buvo Margeris, žinai, žaidė. Jis sako, aš labai gerai atsimenu, nes irgi toks pridusas sako, iššūk negalvoju, kad čia taip yra fiziškai sunku, tipo tiek lakstyti, nes ten iš tikrųjų tu lakstai pastoviai. Pavaikyti galima tikrai žmogų. Bet aš tarp kitų noriu dar prieiti ir prie mūsų rubrikėlės liaudės balsas, nes gavai klausimų iš žiūrovų ir yra susijusius su Kvadratu, tai aš tai tokį įėjimą padarysiu. Nes Dodo foto rašo, ar gatvėje praeiviai dažnai skanduoja į veidą MVP? Nes per Kvadratą pasirodė, kad visgi tamsta tiesiog sporto meistras, Kvadrato asas. Kas būtų pagalvoję vis dėlto? Taip. Šiaip tai niekas neskanduoja. Man dažniau sako komentarai. Būna praeini ir kažkas komentarai. Tai mane daugiausiai, man atrodo, iš to atpažįsta. Gal dabar paleisit naują Kvadratą, bus jau iš naujo, žinai. Taip. Man labai smagu, kad Kvadratas, kaip čia pasakyti, kad, žinai, pavyzdžiui, aš neatrodo visiškai sportiškas, bet kad pasirodo, čia galima ir neatrodančiam žmogui sportiškam. Bet aš buvau apie tai užsirašius, dabar galvoju, kaip suformulavau klausimą. Taip, parašiau, tau paskaitysiu pirmą kartą gyvenime, jaučiu iš savo, jau taip lapelio, apie sportiškumą ir taip toliau. Dažnai sportiškais vaikinais yra laikomi itin ryškių raumenų turėtojai. Tačiau tu esi super sportiškas ir norėjau čia paklausti tavęs apie stereotipus. Ar tu dar kažkur gyvenime, čia toks nužengiau nuo Kvadrato, bet tiesiog, nes pats užsiminė apie tai, ar dar gyvenime kažkur susiduri su tokiais stereotipais, nes labai gerai parodai, kad tipo, nereikia čia kažkaip atrodyti, žinai, 5 metrų ūgio ir taip toliau, bet tiesiog tu esi, belia kaip sportiškas, man žmonės net istorijus yra atsakę, kad Simonas kokį sportą paima, jam belia kaip sekasi, savo fuliai sekasi, visur sekasi, nežinau, tai apie sportą papasakosiu savo paslaptį, bet nežinau, ar turi kažkokių stereotipų, bet esi susidūręs su kažkuo. Tai yra, aš, pavyzdžiui, dabar tai palyginus, aš jau, gerai, esu virš 1,74 m, bet, pavyzdžiui, aš seniau buvau labai ypač žemas. Pavyzdžiui, pirmose klasėse, mokykloje vis dar buvau labai žemas ir... Tau skambina? Ok, žiūrim. Ne, tai gali atsiliepti Viktorijai. Sesi. Gali atsiliepti, jis filmo? Ne, viskas gerai. Linkėjimai, sesi. Taip, ką aš sakiau, jau mokykloje, visą laiką būdavo, kadangi mažas, tai visą laiką būdavo, tai ar nesportiškas, ar dar kažkas, ir ar ten skriaus galima, ar dar kažką, žinai, tokio. Tai
Tai būdavo tikrai stereotipų ir dabar va, būnant prieš Kvadratą, man atrodo, tikrai buvo patį pirmą, kad va, nesportiškas, aš vis varydavau futbolą žaisti irgi tikriausiai gal buvo kažkas. Visi tokie nurašo, bet čia yra tavo slaptas ginklas, žinai. Nu, nes pavyzdžiui, būdavo, kai futbolai yra kai keli kampiniai. Ir kadangi tenais keli aukštą kamuolį, jeigu žaidėjai kiti aukštesni, tai dažniausiai jie, žinai, ir pasima. Ir man yra ne kartą buvo, kaip, kai aš ateinu jau į tą baudos aikštelę, kelią kampinį ir visi, čia žemas. Susitvarkys. Jo, ir aš kažkaip gana anksti, plius minus kažkaip vis treniruodavau tą mušimą su galva ir pradėjau pagauti, kaip reikia mušti. Ir buvo ne vienas kartas, kada tiesiog man ir nusileisdavo tas kamuolys galvos mušimai. Tai... Yes. Man labai patinka, kad tu taip įrodai, taip in your face. Tu esi toks nesvarbu ūgis, svarbus smūgis. Čia apie tave šitas posakis, žinai, yra. Tai gerai, kur yra tavo ta sportiškumo paslaptis? Aš spėju, kad genuose, man atrodo. Nes tėtis mano buvo labai sportiškas, senelis buvo labai sportiškas. Kaip boksininkas buvo tavo senelis? Mano senelis ne, bet man atrodo, mano senelio brolis lygtais, jeigu neklystu. Reiktų pasiklausti šiaip tėčiai. Medį peržvelgti. Jo. Bet realiai visi labai sportiški. Tėtis, kurį sportą paimdavo, irgi buvo labai geras. Senelis nežinau dėl sportų, bet žinau, kad labai gerai mušdavosi. Tai, bet tenais reikia visų sportų. Jo, tai man atrodo, kad čia gal tiesiog iš šito dalyko atėjo, kad... Plius, žinai, kažkaip nežinau, ir tėtis su manim visai užsiimdavo, tai ar pamokindavo kažką, pavyzdžiui, jis labai irgi futbolą žaidė kaip ir aš, tai var kažką iš futbolo pusės mes kartais seniau vis pažaisdavom, tai dar kažką teniso irgi, tai kažkaip irgi buvo gana visapusiškas sportuose, tai man atrodo tiesiog gal šitas dalykas ir perėjo man šiek tiek. Bet šiaip, fain, nes tu realiai tikrai, aš man atrodo, kad paimi sportą kažkokį ir greitai susigaudai, kažkaip pas tave smegi ir susijungia greitai, tu viską pasidarai. Gal, žinai, tą pačią pradžią, tai perpratimo gal ir yra, gal ir ateina greičiau, bet jau kai eina tas ilgalaikio visas dalykas, tai man atrodo jau supanašėja visi. Bet būtent tas pirmi žingsniai toks būna greičiau. Tai gerai, dar jeigu grįžtant į Kvadratą, nežinau, ar pats dabar jauti, kad čia yra tavo toks, nežinau, laukiamiausias galbūt įvykis, žinai, ar nežinau, ko dar pats gali pasimti iš šito sporto, šito kaip projekto, galbūt, nežinau, ką tau jisai duoda, žinai. Tiesiog smagu žaisti man, bent jau. Tiesiog tenais labai gerai praleidi laiką, turi šansą, man atrodo, sudalyvauti, kadangi esame visi visiškai neprofesionalūs sportininkai, mes turim, man atrodo, pirmą kartą šansą pasijus kaip tokie. Turim marškinėlius su savo, žinai, pavardėm. Jo, ir visą areną žmonių. Taip, visą areną žmonių. Žmonių ir teisėjai, žinai, komentatoriai. Ta prasme, realiai čia yra legit sporto renginys. Ir žaidėjas su žmonėm, žinai, kur juos esi matęs ar nežinau. Ir kokie buvo geri tie, ne treneriai, kaip jie vadinasi, teisėjai, profesionalus Kvadratų teisėjai. Wow, tiesiog. Žodžiu, viskas aukštam lygiai, tai nežinau, kur dar išauks viskas. Pamatysim. Negali žinot. Planų turim, bet pamatysim. Gerai. Toliau tada tęsim su žiūrovų klausimais. Edvinas Pudanas klausia, kada naujas top 5 komentarų video? Tai man atrodo, kai šitą video išleisi, aš manau, kad jau turėtų būti jo paleistas. Galima sakyti, šitam video buvo biški teaseris. Jo, bet šiaip tai sakau, stengiuosi kiekvieną savaitę, būna kartais, kad labai užimta savaitė tai neina, nes reikia vis tiek ne tik kad nufilmuoti, bet reikia ir atrinkti, surasti tos komentarus. Dabar, kadangi žmonės pradėjo vis daugiau siūsti man į žinutės su komentarais. Tai galima atsiųsti tau, ar ne? Jo, galima laisvai. Tai sveikintina būtų, kad atsiųstumėt. Tai kad dabar, kadangi pradėjau jau žmonės siūsti, man truputį nuima darbo, nereikia tiek daug sėdėti. Seniau tai būdavo, kad pačioj pradžiai aš po kokią valandą su pusę kiekvieną vakarą atsisėsdavau ir tiesiog scrollinė per Delfi, per 15 minučių, per pagrindinius portalus pereini. Bet tu pamatai tiek daug Lietuvos. Oi, taip. Visą spektrą, žinai. Taip. Ten pamatai ne tik Lietuvos, bet ir su žiniom visoms susipažįsti, kas buvo. Ir pamatai, ant kiek tie žinių portalai spamina tą pačią naujieną, kuri labai daug, tarkim, komentarų susilaukia. Pamatai, kad po kokių 3-4 valandų naujas postas tą pačią žinutę. Prašau. Ir vėl komentarai prasideda. Šiaip fun fact, kad tu filmuoji top 5 komentarai šitoj studijai. Jo, va. Tiesiog už kelių metrų. Taip. Va, kas mus irgi dar sieja. Jo. Šiaip aš šitą setą mačiau jau ne kartą. Tai gerai. Šiaip kas mus dar sieja?
tau papasakosiu. Šiaip aš tau esu užsiminus, pasakiau, kad esu mačius tave pasimatyme. Jo. Kai aš dar tavęs nepažinau, bet aš, tipo, veidas buvo matytas, galvoju, čia gal šitas vaikinas, kur stand-upina kažkas tokio. Ir ar tai buvo mergina, su kuria tu dabar draugauji? Taip. Jeigu nebūtų biškio, Jo, būtų, wow. Bet kiek jūs laiko, nežinau. Mes jau iš pusmečio. Mes kalbėjom kažkada, kad tu mus matei Brisly. Taip. Ir mes būtent, man to tenais ir... gal esam kartą, gal ar du nuėję jau, kai pradėjom draugauti, bet iki to laiko mes kažkaip visai dažnai tenais būdom. Bet tai nebuvo jūsų pirmas pasimatymas? Nebuvo pirmas pasimatymas, ne. Bet jį, kadangi netoli dirba, tai mes, man atrodo, kartais vis sumatydom per jos dienų pertrauką tenais. Labai tai, mėgau. Nežinau, jeigu noriu kažką galiu papasakoti apie savo merginą, kažką žmonėm atskleisti. Dabar net galvoju, ką čia papasakot. Šiaip labai, kas man atrodo mus labai suartino, tai kad jai labai patinka komedija. Įdomisi labai komedija, o aš domiuosi jo specialybę. O ji yra gyvensenos medicinos specialistė, taip vadinasi. Ir pavyzdžiui, aš labai nuo kokių, nežinau, gal 14-15 metų turėjau šiek tiek su skrandžiu problemų ir tas iššūkė, kad aš turėjau tiesiog domėtis apie maistą ir palaipsniui ieškoti būdų, pavyzdžiui, kaip priaugti svorio, kas matom. Fun fact, spoiler alert, nepavyko. Bet domėjausi labai visokiais maistais, tai man, pavyzdžiui, labai įdomu vien pakalbėti apie šitus dalykus. Tai mes realiai taip ir jie įdomi mano specialybė. Labai juokingai pasakai. Jo, aš kurį laiką tai tikrai gan sunkiai bandžiau prisiauginti svorį, bet... Bet žinai, kas yra šiaip apie tai yra nekalbama, aš pasakysiu, nes visi kalba apie tai, kad reikia numesti svorį. Pavyzdžiui, aš kai buvau paauglė, aš buvau tokia išstypus ir kūda ir man žmonės iš manęs realiai šaipydavosi, kad aš buvau per kūda. Būdavau ten, žinai, stipena dviratis, ten visi šiti dalykai. Taip. Ir aš galvoju, tai kaip man priaugtas, taip aš valgau, bet, nėra, kad taip staigiai viskas pasikeistų, kad tu normaliai atrodytum pagal standartus normaliai. Bet galiu pasakyti, kad mes esam gražūs žmonės. Visi, ir kudi, ir nekudi, visi gražūs. Tai mes su mano mergina Erika, tai, realiai mes tokią pačią turim problemą, mes niekaip negalim priaugti svorio. Ir, neįmanoma, aš, pavyzdžiui, mokyklai vienu momentu valgiau, buvo kuris laikas, kada valgiau po 9 kartus per dieną. O Jezu. Ir nieko, tiesiog nieko. Bet čia nors sakau, čia kažkiek genai, kas? Aš nežinau. Vienu momentu šiek tiek buvo pajudėjęs keliais kilogramais į viršų, kai gyvenau Amerikoje ir pastoviai matė. Amerikoje nesustabdėti neįmanoma visi. Ir tenais 1 kilogramų jau buvo ir aš tenais, man atrodo, savo svorio piką pasiekiau. Man ten jau buvo 100 kilogramų pagaliau. Wow. Jo, bet nežinau, tiesiog neįmanoma, atrodo. Aš, ta prasme, jeigu consistency pastoviai valgau, kad labai daug valgau, tarkim, nežinau, mėnesį ar kelis, šiek tiek pajuda, bet užtenka poros dienų, kad aš pamažini šiek tiek maisto, ar, pavyzdžiui, net praleidė kokį patiekalą vieną. Nedaug dievė, organizmas iš karto. Iš karto, tu nenori. Ne, tai nenori, tai nenori. Nenori, nereikia. Mums irgi nereikia. Ne, tai tau nereikia, man nereikia. Realiai. Tai va toks, bet ir lyginai tas pats su svorio metimu. Aš galiu nieko nevalgyti beveik per dienas ir atrodo porą dienų užtenka šiek tiek daugiau pavalgyti ir jis šiek tiek, tarkim, svoris per ilgą laiką šiek tiek pakrenta, bet porą dienų pavalgai, vėl į tą pačią normą grįžta. Tavo organizmas super stabilus yra. Labai. Aš net nesuprantu, kodėl. Saugus, stabilus, geras organizmas. Bet, pavyzdžiui, aš dariausi kraujo tyrimus, atsimenu, ir aš labai mėgstu saldumynus valgyti. Ir aš atsimenu, prieš darant kraujo... Ne, vėl čia su saldainiais yra atėjai. Aš dariausi kraujo tyrimus ir prieš kraujo tyrimus žinojau, kada darysiuosi ir aš kažkaip tuo momentu labai daug saldumynų valgiau. Ir, ten būdavo iki tokio lygio, kad aš nusiperku tortą. Vakarieniai suvalgau pusę torto ir pusryčiam damušu jį. Šunuolis. Jo. Ir aš ateinu darytis kraujo tyrimų ir peržvelgi, tenais labai daug, man to skirtingų darė. Ir taip žiūri ir sako... Viskas, tipo, beveik labai gerai, tik tais galėtum šiek tiek gal saldžiau valgyti kartais. Ir aš tik buvo... Jo. Ir sako, man to kas tenais, gal ar gliukozį, man atrodo, šitą žiūri. Jaučiu gal. Man atrodo, aš galbūt, kad nežinau. Ir man pasakė, kad, sako, tau šitas šiek tiek pakritęs, daugiau šiek tiek saldumynų kartais valgyti. Ir aš galvoju, ką man dar daryti? Aš ką tik pusę torto vakarieniai suvalgiau. Ta prasme. Wow.
Žodžiu, organizmas pasidaro, kaip jis pats nori. Tai realiai, visiškai. Tai va, grįžtant prie tavo merginos. Aha, gerai, jūs taip draugai. Man Ai, tau trečią, ar ne? O, Jėzu, greitai. Gerai. Mergina, linkėjim. O ar jinai Erika? Erika, jo. Tai jinai uždavė klausimą. Erika Jakutaitė? Aha, taip, gali būt, jo. Erika, mieloji. Jinai klausė, kuris projektas labiausiai praturtino linkėjimai Simukai? Oi, dėkui, siunčiu ir tau. Gal ne apie susimatysim vakare. Tu sik praturtino savo, gal ne? Praturtino mane, kuris projektas. Man atrodo, kad gal reiktų sakyti, kad gal į skirtingų pusių paimsiu kelis projektus. Tai visų pirma, tai Kvadratas buvo Kvadratas pirmas būtent tas projektas, po kurio išėjau ir buvo, čia yra geriausias ever renginys, kuriame esu dalyvavęs. Nice. Nes atrodo ir man labai gerai sekėsi, ir publika buvo, idėja tobula. Nu, žodžiu, man atrodo, čia yra pats geriausias. Sorry. Ką labiausiai, pavyzdžiui, patiko rašyti, tai buvo Nebesvaik. Nes buvo tiesiog labai įdomu apie narkotikus daugiau sužinoti. Ir šiaip, dirbom ir su toksikologija, ir su Benu Lastausku, ir mūsų produceriai Ilona. Jau antrą podcastą Ilona yra paminėta, tik taip noriu. Antram išėlės Ilona, linkėjim. Hedonistai. Taip. Tai va šitas buvo, kad labai buvo įdomu tiesiog rašyti. O šiaip tai, man atrodo, į viską, šitą į visumą sudėjus, tai kas labiausiai patinka daryti iš dalykų, tai tikriausiai stand-upas. Nice. Gerai, tada važiuojam greitai dar per klausimėlius. Gerai. Regina klausė. Einant su Grybauskaite vakarienės, kur vediesi ją? Jeigu eitumėt. Ok, gerai. Gerai, man dabar reikia greitai pagalvoti, ką dabar žinau apie Grybauskaitę. Gal nesąmonė, grybų nusivešiu pavalgyti, bet ne. Gerai, aš galvoju gal ir vešios kažką į indiško restorano, nes aš galėčiau kažką dar iš savęs šiek tiek, kadangi žinočiau truputį, taip, tai galėčiau kažką, šitą gali paragauti. Galėtum sužavėti. Jo, galėčiau, kad pasirodyti kaip kažką suprantantis kartais. Nors jaučiu, aš dar tiek daug indiškame, plus gaminti nemoku jų patiekalų. Bet, žinai, kartais užtenka porą fun facts ir jau nupirkti auditoriją, kaip sakant. Nupirkti Grybauskaitę, taip. Jo, nežinau, ar eina ją nupirkti taip, bet... Tikiuosi, kad ne. Bet šiaip aš esu girdėjus, kad turi gerą humoro jausmą. Aš manau, kad jeigu... Iš tam tikrų šaltinių ir įvykių, šiaip žinau, slaptos informacijos. Ne, bet jinai yra tokia chill. Aš manau, kad jeigu tu užimi tokias, žinai, aukštas pareigas, tu turi būti šiek tiek prikalnas. Jo, turi turėti. Aš, pavyzdžiui, kažkas man sakė, kad, pavyzdžiui, Skvernelis irgi turi visai gerą humoro jausmą. Tai aš manau, kad... Nes jie turi mokėti ir iš savęs pasijuokti, man atrodo. Taip. O gerai, aš noriu tas paklausti. Kur tu vestumės Grybauskaitę? Šiaip aš žinau, kur jinai yra ėjus iš restorano. Tokios žinios. Okay. Bet galvoju, kur aš ją nusivešiu. Ne, aš žinau, kad tai buvo Džiaugsme tikrai kažkada yra buvus. Ir yra tose, žinai, pas mūsų pažįstama Paulių. Taip, tai šitą irgi išsiaiškinom. Aš nelabai jį pažįstu, aš žinau labiau. Tai jau čia, žinai, pažįsti. Galvoju, kur... Aš žinai, kur vešiusi galbūt į šitą, kaip jisai vadinasi, kur irgi Michelin Guide dabar yra, man atrodo, nesužūšti, kur lietuviški patiekalai, kaip vadinasi. Ar tu žinai, Regina? Tomas Rimydis yra šefas šito restorano. Tai yra restoranas Erklio namas. Va. Atsimenu. Nes ten yra istorinė lietuviška virtuvė ir tau labai ten faini padavėjai, jie, pavyzdžiui, pasakoja tau ten, kur ten 15 amžiuje ten kokią putpelę medžiodavo ten su kažkokiu padažiuku. Ir tipo, tai yra toks jau fancy, manau, Grybauskaitei patiktų. Ir yra viskas labai su lietuviška visa istorija ir tikrai įdomus faktai. Man nereikėtų daug faktų žinoti. Padavėjai viską už mane pasidarbo padarytų, paimčiau dar vyno degustaciją priedo, mes apšiltume su ją, juoktumėmės galimai, aš juokčiausi iš visko, kaip galimai iš streso juokčiausi. Su jie sėdint ir mes apie tą lietuvybę galėtume išdiskutuoti. Taip. Aš tiesą sakant, kol tu kalbėjai, aš atsiminiau, kur ją norėčiau nusivesti. Bet čia yra ne Vilniuje, čia yra tokiam vienam kaimelyje. Aš neatsimenu pavadinimo. Tenais yra šiaip, tenais galima daryti sūrių degustacijas. Ir jie, man atrodo, jau atidaro ne sūrių degustacijas, o būtent kaip restoraną, tik tais ar ne vasaros laikotarpiu. Ir kiekvieną savaitę keičia visiškai meniu.
vis kiekvieną savaitę Jau čia ir skirtingas man meniu. įdomu nuvažiuoti. Aš kol atvėjau surasiu. Davai. Važiuojant nuo Vilniaus link Alytaus, aš esu buvęs tenais porą kartų. Mes pirmą kartą nuvarėm su Neragauta Lietuva, Kristoforas filmavo ir mes su Laura irgi varėm, va tryse. Geras. Ir antrą kartą variau jau su Erika būtent. Tai jau vieną merginą vediesi, tai jau ir kitą, jau ir tą Grybauskaitę Nu. nusivestų, žinai. Tik tais dabar kaip tas kaimelis? Dargužiai, Dargužiai Aha. kaimelis. Ir Sūrininkų namai Ai, Dargužiuose. Girdėta man. Ir Aha. įvertinta 4,8 ir 300 žmonių įvertinę. Tai lygis Nice. tenais tikrai. Ja, ir sūriai geri, Geras. ir jie prie sūrių visą laiką turi ten tokio, kaip ten dabar, kažkokius man tu dar ne karamelės, kurie irgi žiauriai skani, ir šiaip maistas skanus. Tai Geras. būtinai patikrinkit. Geras. Nu, klausyk, čia tiesiog vertinga informacija, kaip sakė, daliniesi. Taip. Viskas, paskutinis klausimas ir mes tave išleidžiam į darbus, žodžiu, tavo. Tai Lijolan klausė, kas sunkiausia būnant komedijos bendruomenėje? Ar turi kažkokių nusiskundimų? Sunkiausia komedijos bendruomeniai. Aha. Kartais gal būna sunku, nors gal nežinau, ar sunku, bet kartais būna, kad, pavyzdžiui, pradedi žiūrėti į kitus ir gal pradedi lygintis ir tu, pavyzdžiui, klausaisi. Čia visur yra šitas, pavyzdžiui, žiūri, ten, nežinau, kažkas stand-upina, ten, tarkim, tarkim, Tomašas stand-upina ir toks, koks geras bairis, kaip man atėjo tokia mintis. Ir, žinai, būna, kur, okei, geras. Ir kartais žiūri juos ir toks po stand-upo atrodo, nori grįžti namo ir tiesiog sėdėti ir rašyti tiesiog. Nes tu supranti, kad tas žmogus, jis dar už tave geresnis ir norisi, žinai, atrodo vos nepavyti. Bet čia gal visai biškai tokia sveika konkurencija. Aš manyčiau, kad visai sveika. Bet būna, aš manau, kad būna gal net ir su projektais, taip, kad kažkas sugalvoja projektą ir tu toks galvo, kaip šitą idėją tiesiog netėjo. Jo, nu yra. Bet žinai, kas yra, aš visą laiką manau, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, kiekvienam yra atsiras vietos, kaip tu sakai, čia daug podcastų, daug galbūt komikų dabar vis daugėja, žinai, bet vis tiek visi atras savo auditoriją. Taip, ta auditorija galbūt bus maža, žinai, nes, specifiškai auditorijai kažkas patiks, bet vis tiek, tai nereiškia, kad tu kažko turi nedaryti, tarkim, jeigu yra, žinai, didelė konkurencija, aišku. Turi daryti net, jeigu ir surinksi po 1000 viewsų iki naujų metų. Taip, teisingai. Ir tada jau prasimuš viskas Tada jau, galimai. jo. Ir ir tiesiog, gal net šitą mintim galėsim kažkaip ir užbaigti mūsų pokalbį, motyvacinį, žinai, jau dabar. Taip. Motyvacinis podcastas praktiškai. Kad tiesiog tu turi daryti, taip, galbūt tu neišlaikysi savęs, iš to neišgyvensi, bet kaip bent jau kaip hobį turėti tai, kas tave padaro gyvų, kad tau patinka ta veikla, negali atsisakyti dėl to, kad kažkas, žinai, ar daugiau, ar geriau daro. Ir labai teisingas tavo požiūris, kad pasimti kaip motyvaciją, žinai, šitą dalyką, o ne tai, kad jis geresnis, tai dabar kaip jam čia pakengti, žinai, ar čia kaip iš slaptos anketos parašysiu piktą komentarą. Žinai, taip, ką tu galėtum daryti iš esmės, nežinau, gal ir ne, ką. Bet, tai žodžiu, labai manau, kad tavo šaunus yra požiūris. Ir nežinau, tau duodu, kaip sakant, 30 sekundžių, ką nori gali papromint dabar. Tai, su tradicinė šeima, su Laura, kurią kalbinai neseniai, ir Kristoforu varysim į turą dabar nuo sausio 30. Paleidom bilietus, tai va galit nueiti, nežinau, į bet kurį, man atrodo, į Instagramą ir tikrai rasit tenais. Keliu komentarus, tai va visi įsijunkit juos, žiūrėkit Kiemo draugus, nes ten turim dar sugalvoję labai daug projektų, kur man atrodo, kad bus taip pat įdomus kaip Kvadratas ir turim labai daug visko tenais. Ir kas dar, įsijunkit Nebesvaik irgi, liko, man atrodo, paskutiniais laidos jau šitą sezoną. Kažką užmiršau, nežinau, bet... Žodžiu, ir gyvenkis laimingai ir darykis, ką norit gyvenime. Taip. Nesipanik, viskas bus gerai. Tai ačiū tau labai, kad atėjai. Dėkui šiaip, kad pakvietei. Ačiū. Dabar einam valgyt tavo mamos atvežtų saldainių. Taip greitai praėjo, aš dar to prasme šiaip istorijų turėjau. Ir mes grįžtam. Gerai, truputėlį prisimenu, kad buvo dar įdomių dalykėlių, ko mūsų svečias. Arba gali tiesiog į vidurį kažkur įdėti. Ne, dėsiu, viskas prikliuota, viskas bus gerai. Ir šiaip tai turiu, nežinau, dar kokias 4-5 istorijas, bet apie Afriką. Top 5 istorijas. Top 5 istorijas. Jo, tai aš buvau vasarą Afrikoje. Dabar speed roundas istorijų. Gerai, važiuojame. Buvau Afrikoje, tai
visų pirma, tai kaip dabar pasakyti, ten šiaip tai yra sala prie pat Madagaskaro, bet ji skaitosi Europos dalis, nes ji priklauso Prancūzijai. Ir ji yra viena toliausiai, man atrodo, viena piečiausių Europos dalių apskritai. Okay. Man atrodo, ne pati piečiausia, bet viena iš tų jau, nes dar pasirodo kažkokias sala yra dar šiek tiek žemiau. Tai buvo vasara ten, kosmosas, labai, temperatūra, viskas super. O pavadinimas salos nepavadinimas? Majotas. Jo, tai kaip šiaip tai nėra labai saugi sala, kaip šampanas, nėra labai saugi sala, nes iš aplinkinių salų daug kas plaukia į tą salą, pabėgėliai, nes galvoja, kad čia Europa ir gyvenimas čia super, o tenais panašus labai gyvenimas kaip į kitas salas. Taip. Ir tenais būna visokių nužudimų ir taip toliau, bet mes kadangi varėm į salos, man atrodo, ar ne apačią, tai tenais jau, jie vis tiek tie pabėgėliai labiau link sostinės tenais būna, o mes visai kitoj pusėje salos buvom. Tenais jie turi ugnikalį toj mažytėj saloj, kuris jau nebeveikia, bet buvom užlipę, tai visa žinai, sala ir aplinkui matėsi. Plaukiam su visokiais gyvūnais, ten su delfinais ir taip toliau. Ir vienas iš tokių įdomesnių, kas buvo dalykų, tai pavyzdžiui, mūsų gidė. Pirmą dieną mus pasitiko, uždėjau tos, žinai, ant galvų tos, kas ten tie, kur. Gėlių tie? Jo, tie gėlių, aš nežinau pavadinimo. Gėlių karoliai. Bet, žodžiu, uždėjau ir mes kažkaip įsikalbėjom su ją pirmom dienom ir sako, jai 28 metai ir kažkaip su ją įsikalbėjom ir sako, mano mamai 39. Ir mes iš karto pala. Tai tai 11 metų pagimdė ir sako, ne, ką jūs čia, 12. Kur čia, tipo, skirtumas labai didelis, atrodo, bet, ta prasme, jai 11 ir 12... Jiems čia normalu. Gali būt, bet sakė, kad jos mama darėsi abortą, bet nesugebėjo jos. Nes turbūt pati darėsi. Nežinau. Gal, bet, anyway. Ir šiaip pati sala, tai mes net kalbėjom, ten būtų galima senelių namus kokius padaryti, kad žmonės tiesiog atvyktų, nes tiesiog oras tobulas, temperatūra tobula, vanduo aplinkui viskas halauja, tai... Jo, ir prieš porą dienų šitą salą tsunamis, ne tsunamis, o uraganas nusiaubė visiškai. Bet tarsi, bet jinai nėra, kad po vandeniu dabar. Ne. Ji tiesiog nusiaubta yra. Ji tiesiog, vėjas, man atrodo, sakė, ar nesiekia 225 km per valandą. Žuvusių skaičius tuo metu, kai skaičiau prieš porą dienų, buvo apie 1000 lygtais, tai aš nežinau, jau gal pakilo dar labiau ar ne. Ir būtent, man atrodo, ar ne, būtent tą dalį, kur mes buvom sudaužę. Ir šiaip pasirodo, ta sala vadinama mirties sala, nes labai daug rifų aplinkui ir laivai, kai seniau plaukdavo, visą laiką ant rifų papuldavo. Wow. O tai kaip tu sugalvoji šis tenais nuvažiuoti? Aš tiesiog į projektą išvažiavau. Tai yra toks dalykas kaip Erasmuso projektai. Ir tu ten, pavyzdžiui, gali kokiai savaitėje po Europos šalį, į kokią Europos šalį nori. Bet čia yra kažkas iki 30 metų šitie projektai jaunimo. Taip. Jaunimas, jo. Tai aš nežinau, kokiuose 6 gal buvęs ir jau... Eiktus, Jo, ir aš galvojau, gal kažkaip jau užteks. Kai pabūni daugiau projektų, jie supranti, kad, temos skiriasi, bet truputį apie tą patį pusiau yra, bet bet, žinai, plus, žinai, skrydžius apmoka, maistą duoda, gyvenimas irgi duodamas, tai ko nevaryti, plus susipažįsti su, žinai, skirtingų šalių tautybių žmonėm. Tai nuvariau į tenais, kadangi pasitaikė progą, tai sakau, tikrai reikia varyti ir taip ir gausi, kad papuoliau tenais. Wow. Ir mes, kas svarbiausia, skridom per Keniją, irgi pradžiai nusileidom Kenijoje, pabuvom porą dienų, ten nuvarėm į zoologijos sodą, ne zoologijos sodą, o tą safarį, ir tada, kai skridom atgal, vėl skridom per Keniją, ir kol mes turėjom tą persėdimą 12 gal valandų, ten belikokie maištai prasidėjo, tenais bandė nuverst, man atrodo, ar ne parlamentą visą, ten žmonės irgi ten žuvo, ir mes oro uoste šalia sostinės tiesiog sėdėm ir laukiam tokį, tie laisvai gali ateiti į oro uostą. Taip. Bet kažkodėl jie nepasirinko mūsų ir sugebėjom saugiai skris. Wow. Tai nežinau, ar dar kažką įrašinėjom, ar dar pasakosi kokią greitą? Greitų istoriją. Greitų istoriją. Aš nežinau, kada tau reikia išvažiuoti. Man reikia būti 3, tai visai jau reiktų, man atrodo. Tai jau reiktų, turbūt. Mes gal tą paleidžiam. Grįši gal dar kažkada. Šiaip tai tikrai galim padaryti, nes OS dar ir apie vaikystę turėjau papasakoti. Aš turėjau irgi klausimą apie vaikystę. Žodžiu, buvo netikėtas greitas sugrįžimas, windbackas, bet dabar jau tikrai paleidžiam tave, sėkmės, buvo labai smagu. Viskas.